Parduotuvių tinklas Rimi. Labas visiems. Na ir kad šiandien tuo dideliu taptų vienai ir kitai komandai, kalbant apie Kauno Žalgirį, reikės daryti kuo daugiau tų dalykų, kurių matėme ketvirtose rungtynėse. Žalgiris atrodo, kad pagaliau prisitaikė prie Vilniaus Ryto silpnybių. Matėme ir daugiau žaidimo nugarą į krepšį, ir daugiau Gyčio Radzevičiaus ir Arčiai Kaulo atakavimo, ir pagaliau susitvarkymą su varžovų kamuoliais puolime. Čia jūsų ekranuose ir rungtynių arbitrai. Gytis Vilius, Jurgis Laurinavičius ir Juozas Barkauskas. Na, o kalbant apie Vilniaus Rytą, reikės tiesiog beprotiškos psichologinės stiprybės, kurią jie turėtų parodyti po, na taip, skaudžiai pralaimėtų ketvirtųjų rungtynių ir be abejonės šalto proto, kantrybės ir tiesiog tęsti tuos dalykus, kuriuos jie taip gerai daro jau 4 mačus. Augustai, Vilniaus Rytas buvo be 3 sekundžių. Lietuvos krepšinio lygos čempionai, dabar jie yra priversti viską pradėti nuo nulio savo ruožtų. Kauno Žalgiris šioje finalo serijoje atrodė, kad žagsėjo, šlubavo, bangavo, siūbavo, bet dabar jiems tereikia laimėti vienas rungtynes namuose sausakimšoje, banguojančioje Kauno Žalgirio arenoje, kurioje bilietai buvo išpirkti per 20 minučių nuo ketvirtųjų finalo rungtynių pabaigos. Silvenas Francisko Napoleono vaidmenyje, mažasis varžovų siaubas šioje serijoje ir žinoma ketvirtose jos rungtynėse. Jis įrodė, kad tu gali per visą sezoną nepataikyti 48 tritaškių į Vilniaus Ryto krepšį, bet pataikyti vieną, kuris visus pramestus paskandintų užmarštyje. Užvakar Silvenas Francisko tiesiog ištarė pas aujourd'hui arba ne šiandien ir grąžino seriją į Kauną. Čempionų taurė jūsų ekranuose. Nu ką, pasirūpinkit gėrimais, pasirūpinkit užkandžiais, pasirūpinkit širdies lašais, įtampos. Čia tikėtina, kad bus labai daug, bet dėl tokių akimirkų mes ir mylim sportą, mes ir mylim krepšinį ir būtent tokios akimirkos labiausiai ir puošia antrąją Lietuvos religiją. Pirmąjį rungtynių ginčio kamuolį Alenas Mailagičius pamuša Silvenui Francisko, su jais Žalgirio starto penkete Ignas Brazdeikis, Edgaras Ulanovas ir Laurynas Birutis. Brazdeikis apeina Arčiai Kaulo, suranda Lauryną Birutį, šis nugarą į krepšį prieš Gudaitį. Atgal Brazdeikiui grąžinamas kamuolys. Dar vienas šį kartą labai aštrus, geras perdavimas Lauryno Biručiui, Žalgirio 2 prieš 2, kaip iš natų. Ir iš karto suveikia Gudaičio atakavimas, jo pasyvesnė 2 prieš 2 gynyba. 2 pick and rollai iš eilės bandant daryti tą patį ir pagaliau Laurynas Birutis užsibaigia iš po krepšio. Susikeitimas gynyboje, Tubelis prie savęs turėjo Brazdeikį. Ir čia fiksuojama pražanga, nors labai nori Andrėja Trinkėri, kad ten Tubelio judesys alkūne būtų traktuojamas kaip pražanga puolime. Taip, čia matome šiek tiek kontakto, bet nieko keista, kad Ąžuolas Tubelis turi kamuolį pirmoje vilniečio atakoje. Tubelis ir Normantas pataikė vieną metimą iš 13 ketvirtose rungtynėse ir Žibėnui šiandien yra didžiulis klausimas, kaip šios du žaidėjus įvesti į ritmą kuo anksčiau. Taip, kad tikrai tikiuosi perdavimų Ąžuolui pirmose keliose minutėse. Greivsis Tubeliui, Tubelis Radzevičiui ir puikus ženklas Vilniaus Rytui. Gytis Radzevičius serijoje buvo pataikęs tik 2 iš 12 tritaškių iki šio metimo iš kairio atakos kampo. Smailagičius nugarą į krepšį prieš Ąžuolą Tubelį. Imituoja apsisukimą per dešinį petį, sukasi per kairį ir meta netaikliai. Ir čia Tubelis puikiai ginasi, neleidžia Smailagičiui lengvai mesti iš dešinio kampo, o čia Arčiai Kaulas greitoje atakoje, pats vienas iki pat galo. Ignas Brazdeikis beje
nebaigė praeitų rungtynių, tik tai paskutinėmis ketvirtojo kėlinuko minutėmis jis buvo pakeistas, bet atrodo, kad jautė kairiojo kelio skausmus ir šį vakarą kairys Brazdeikio kelias yra kiek apvyniotas, apipintuotas, nežinau, nesu daktaras, bet faktas, kad Brazdeikio kelis nėra optimalios būklės, jis savo pirmąjį metimą prameta iš tolių. Tubelis atakuoja Edgarą Ulanovą ir pelno 2 taškus. Ąžuolas Tubelis Kaune renka po 17 taškų ir 21,5 naudingumo balo. Vilniuje po 5,5 taško ir 3 naudingumo balus. Na ir ką minėjau, Rokai, iš karto labai ankstyvas 2-2, iškart kamuolys Tubelį. Neabejoju, kad tai buvo akcentas šiose rungtynėse įvesti Tubelį į ritmą ir pamatyti tokį metimą iš po krepšio įkrentant yra jam ir vilniečių visai komandai tikrai geras ženklas. Artūro Gudaičio pirmoji asmeninė, praeitų rungtynių jis nebaigė. Surinkęs 5 pražangas. Prie Brazdeikio Ardžiai Kaulas. Atsisako užtvaros Ignas Brazdeikis ir pražanga puolime yra fiksuojama Žalgiriui ir Augustui. Žalgiris pakeitė tą starto penketą ketvirtose rungtynėse. Penktose jie startuoja su tokiu pat kaip ketvirtose, bet ir vėl rungtynių pradžia Žalgiriui klostosi labai klampiai. Na taip, ir dabar Ignui Brazdeikiui tai yra antroji pražanga, Dovis Giedraitis jau jį keičia, vos sužaidėme vos 2 minutės ir tokia pradžia yra labai geras ženklas Vilniaus Rytui, kadangi po tokio dūrio paskutinėmis sekundėmis ketvirtame mače daug kas turbūt tikėjosi, kad Vilniaus Rytas gali sulūžti labai anksti šios dienos mače. Taip neatsitinka. Štai išeina Laurynas Birutis, Ąžuolas Tubelis iš kairio kampo, gal ir lietė jo mestą kamuolį Smailagičius, tikrai lietė Gudaičio mestą kamuolį Laurynas Birutis. Francisko prieš Džeimoną Greivsą. Uždaro kelią į dešinę Džeimonas Greivsas, Francisko juda į kairę, dabar naudojasi užtvarą, turi erdvės metimų iš vidutinio nuotolio ir meta taikliai. Ir Žalgiris pelno savo 4-ąjį tašką, visi 4 atakuojant Artūrą Gudaitį ir jo pasyvę pick-and-rollo gynybą. Kaip matote, Gudaitis net nekyla, atiduoda tokius metimus Francisko ir Ignui Brazdeikiui. Gudaitis priima perdavimą ties baudos aikštelės kampu, atsitraukia iki tritaškio. Greivsas prieš Francisko. Nemažai atakavo Silvano Francisko ketvirtosios rungtynėse Rytas, dabar Greivsui to sėkmingai padaryti nepavyksta. Ulanovas pristato kamuolį Silvanui Francisko. Labai aukštai išeina Ąžuolas Tubelis. Ulanovas meta iš toli ir fiksuojama pražanga. Ąžuolui Tubeliui Žalgirio kapitonas keliaus mesti 3 baudos metimų. Čia atiduoda lengvus taškus Ąžuolas Tubelis. Kauno Žalgiriui 2 žmonės prie Francisko. Laisvame kampe pagalbos nėra ir Tubelis tikrai turėtų labiau pro šoną šokti, būtent trukdydamas tam Ulanovo metimui. Ir kokios ten Andrėjo Trinkėlė emocijos po šio epizodo taip pat. Edgaras Ulanovas beje šiame sezone aplenkė Dainių Šalengą ir tapo antru rezultatyviausiu visų laikų Kauno Žalgirio krepšininkų Lietuvos krepšinio lygoje. 3453 taškai. Paulius Jankūnas tame sąraše yra pirmas su tiesiog nepadoriu skaičiumi 5252 taškai. Nežinau, kiek sezonų čia reikia sužaisti, kad kažkam aplenkti Paulių. Na, Ulanovas, jeigu žaistų iki kokių 48, tuomet šansų yra. Tuomet šansų yra. 2 taiklus baudų metimai iš 3. Rytas vis dar priekyje, bet iš tos ankstyvos persvaros 7-2 jiems jau beveik neliko niekam. Bet čia labai ankstyvas užtvaras ir Ardžiai Kaulas gauna išsikeitimą prieš Smailagičių. Tiesa, metimas skrieja pro šalį. Ir ką padarė Žalgiris ketvirtajame mače, tą kol kas daro ir šiandien. Susitvarkė kovą dėl kamuolių po savo krepšiu. Rytas dar tiksliau turi vieną puolime atkovotą kamuolį. Smailagičius nori žaisti prieš Radzevičių. Apsisukimas, metimas ir dar viena pražanga. Ir 2 baudų metimai, kuriuos mes Alenas Smailagičius. Baudų metimai šioje serijoje yra labai dažnai matomas vaizdas. Tiek Rytas, tiek Žalgiris šioje serijoje vidutiniškai meta po 31 baudos metimą per rungtynes. Sezono vidurkis Ryto buvo 24, Žalgirio 21 baudos metimas. Na taip, labai daug kontakto, labai daug noro. Ne
metų ir rungtynės trunka po 2,5 valandos net be pratęsimų, jeigu kalbėsime apie ketvirtąsias serijos rungtynes. Tai žinai, po 31 baudą vidutiniškai meta Žalgiris finale. Sezone jie 30 baudų buvo metę 3 kartus per 36 rungtynes. Galis suranda Greivsas Gudaičiui be pražangos. Laurynas Birutis susitikimo pradžioje laimi savo dvikovą su Artūru Gudaičiu. Dovydui Giedraičiui iš toli pataikyti nepavyksta, bet Laurynas Birutis suteikia dar vieną šansą komandai. Giedraitis Biručiui. Birutis vėl atakuoja Gudaitį ir užsidirba pražangą puolime. Na, dabar jau Artūras Gudaitis laimi šią mikrodvikovą. Bet Laurynas Birutis 2 blokai rungtynių pradžioje situacijose, kuriuose jau atrodo, kad Gudaitis turi gerą progą pelnyti taškus. Arena pamatė ir Žalgirio trenerių štabas taip pat pamatė, kad Gudaitis buvo pusapskritimėje po krepšiu. Peržiūros nėra. Ir dabar lyg Žalgirio fanams reikėjo dar papildomų emocijų. Jie dar labiau suprunta, bet Ardžiai Kaulas nutraukė Žalgirio atkarpą 6-0 pataikydamas iš vidutinio nuotolio. Tiesiog 2 užtvaras Ardžiai Kaului, antrąją Vilniaus Ryto centro puolėjas stato netikrą ir Ardžiai Kaulas gali įsiveržti labai arti krepšio. Priėmė kamuolį Smailagičius, išsiveda jis Gudaitį iš baudos aikštelės. Birutis likęs prieš Ąžuolo Tubelį, bet Smailagičius meta iš toli, meta netaikliai. Laurynas Birutis su kokia energija pradeda šias rungtynes. Tiek puolime, tiek gynyboje. Jis labai pastebimas ir labai naudingas Žalgiriui. Ulanovas prieš tai išprovokavęs pražangą mestamas iš toli, dabar pataiko pirmąjį Kauno Žalgirio tritaškį šiose rungtynėse. Na, ko negali Alenas Smailagičius, atrodo, kad gali šiandien Edgaras Ulanovas. Jo tritaškis po atšokimo. Tubelis, kamuolys net neliečia lanko. Čia perskuba Ąžuolas Tubelis turėjo prie savęs daug mažesnį Dovį Giedraitį, galėjo susikurti tikrai daug geresnės kokybės metimą. Greivso pražanga prieš Silveną Francisko, pražanga jau įpusėjus pirmajam kėlinukui. Reklaminė pertraukėlė, Kauno Žalgiris priekyje 2 taškais. Jie atsiliko 2-7, bet dabar jie laimi atkarpą 9-2. Kauno Žalgiris per pirmojo ketvirčio pusę Vilniaus Rytui leido atkovoti tik 1 kamuolį puolime ir žalgiriečiai yra metę jau 5 baudos metimus, kai Vilniaus Rytas neturėjo nei vienos tokios galimybės. Kokios dar priežastys, ar ne iš statistinės, o iš žaidimo analizės pusės, Augustai, kaip Žalgiriui pavyko susitvarkyti su ta ankstyva gera Ryto atkarpa? Na, buvo puikiai užatakuotas Artūras Gudaitis kelis kartus 2-2 situacijose, jo pasyvi gynyba. Visą seriją tą naudoja Vilniaus Rytas, bet ketvirtose rungtynėse ir šiandien tikrai daug sėkmingesnis startas būtent prieš tai. Na ir negaliu nepaminėti Lauryno Biručio. 2 kartus jis apsaugojo Kauno Žalgirį nuo galimų taškų baudos aikštelėje, blokuodamas Artūrą Gudaitį. Ir dabar vidurio puolėjų dvikova. Visiškai pakitusi Stevenas Įnakas ir Bryantas Zansonas pasirodo aikštėje. Čia ir vėl Dovis Giedraitis meta prieš pasyvesnę Ryto gynybą 2-2 situacijose, kaip ir minėjau, atiduoda tokius vidutinius metimus Vilniaus Ryto gynybą. Žinai, kas tokiose situacijose beje labai padėtų Kauno Žalgiriui Lukas Lekavičius, kuris negali žaisti šioje finalo serijoje dėl traumos. Normantas verčiasi prieš Francisko, Bryantas Dunstonas. Tėviškas dėdės Dunstono blokas. Ir čia dar atrodo, kad Margeris Normantas susižeidžia šiame epizode, nesikelia Ryto kapitonas nuo žemės. Atrodo, kad galbūt momentinis skausmas buvo didesnis. Pasižiūrėsime, kaip seksis Normantui tęsti šias rungtynes. Kiek mažiau negu sekundė Ryto metimui. Radzevičius priima perdavimą ir pataiko Gytis Radzevičius, lygindamas rezultatą. Jo tikrai geras startas. Rytui reikia rasti tų žaidėjų, kurie galėtų traukti komandos puolimą ant savo pečių.
Vėl išsikeitimas gynyboje Francisko prieš Tubelį, Edgaras Ulanovas ten prasiveržimo kelyje. Ir pražanga, ir tai yra 5-oji komandinė, ji reiškia 2 baudų metimus. Giedrius Žibėnas ir Jurgis Dedas nori čia žingsnių šioje situacijoje. Numeris 7 ryto komandoje Gytis Radzevičius baudžiamas. Bet vietoje peržiūros gauna įspėjimą. Gyčio Radzevičiaus 2-oji asmeninė. Keitimas ryto komandoje. Aikštėje pasirodo Ignas Marius Grigonis taip pat stebi rungtynes arenoje. Keitimas Žalgirio komandoje. Ant parketo pasirodo Isaiah Wong. Ir Isaiah Wongas jau pirmajame kėlinuke keliamas nuo suolo, jis keičia Aleną Smailagičių. Daug žemesnis Žalgirio penketas. Gytis Radzevičius pataikęs pirmuosius 2 savo metimus yra priverstas sėsti ant suolo. Ignas Sargiūnas pasirodo ant parketo vietoje jo. Na ir įdomu, Arnas Butkevičius kiek šiandien praleis laiko aikštelėje, tikrai nematėme jo ketvirtajame mače daug. Po tos traumelės trečiajame mače jo žaidimo laikas šioje serijoje tikrai yra smarkiai sumažėjęs. Dabar Sirvytis vietoje Francisko aikštelėje. Ir būtent tos minutės be Severino Francisko kertinės yra Kauno Žalgirio puolimui. Normantas apibėgęs Sirvydį gražiai pasidažo Tubelį, kuris atrodo šias rungtynes pradeda labai panašiai kaip ir ketvirtąsias. Taip, jis yra pataikęs vieną metimą, bet dabar jau tik vieną iš 4. Čia jau panašu į tą situaciją, kai momentas yra didesnis už tave. Kalbant apie momentus didesnius už tave, čia ir vėl Žalgirio klaida, kurią matėme ir paskutinėse rungtynėse. Bandymas perduoti Sirvydžiui kamuolį į kairę pusę ir tiesiog nesusikalbėjimas tarp aukštaūgio ir gynėjo. Šį kartą Ulanovas išmeta kamuolį į užribį. Kauno Žalgirio 3-oji klaida šį vakarą. Vilniaus Rytas nėra praradęs nei vieno kamuolio kol kas. PJC baudos aikštelėje persigalvoja, suranda Ignas Sargiūną, mažiau nei 5 sekundės atakai. Sargiūnas žingsnelis atgal, super sudėtingas metimas, kamuolys dar pašokinėja ant lanko. Inokas, jeigu nebūtų prašęs pražangos, o būtų reagavęs į tai, kas vyksta, gal ir būtų atkovojęs kamuolį puolime. Dabar tokios galimybės Vilniaus Rytas nebeturi. Isaiah Wongas. Na čia nesvarbu greitai, bet svarbu kaip Aizėja keičia kryptį, tiesiog užmigdo Parkerį Jacksoną Cartwrightą. Ir labai gražiu stiliumi pelno 2 taškus, +4 Žalgirio. Sargiūnas iš kairiojo kampo, metimas netaiklus. Vilniaus Rytas iš ten pataikė vieną, patį pirmą. Gyčio Radzevičiaus mestą tritaškį. Su vienu pataikytų jie ir lieka šiose rungtynėse. 15-11. Isaiah Wongas iš vidutinio nuotolio ir čia pražanga puolime kovoje dėl atšokusio kamuolio. Tas pirmas Isaiah Wongo epizodas privertė prisiminti Isaiah Taylorą, dominavusi čia finale prieš porą metų. Jonas Mačiulis, kokios labai geros nuotaikos arenos tribūnose. Žalgirio gretose ant parketo pasirodo Alenas Smailagičius. Na ir čia dabar vietoj Ulanovo, kuris pirmą kartą šiandien sėdosi ant sarginio žaidėjų suolelio, Alenas Smailagičius. Ir aš nežinau, ar tai yra Andrėja Trinkieri rotacijos, ar tai yra labiau Butkevičiaus traumos padariniai, nes vis dar Arno nematyti aikštelėje. Žinant, kad Andrėja Trinkieri mėgsta labai didelės rotacijas pirmajame kėlinyje, tai jau gali būti savotiškas ženklas. Bet ir Mičelas ir Buika nepakilo nuo suolo. Sargiūnas ieško Steveno Inoko, o suranda prarastą kamuolį. Ir Andrėja Trinkieri iškart po epizodo kumščiai į viršų švenčia šį gerą epizodą. Italas. Jacksonas Cartwrightas pamėgina čia pasikainyti Giedraitį Žalgirio aikštės pusėje. Sudegintos kelios sekundės, bet apčiuopiamesnės naudos vilniečiai neišspaudžia. Giedraitis gražiai prasimeta kamuolį per nugarą, suranda Dansoną, šios taikus, bet netaiklus metimas. Ir Bryantas Dansonas numuša kamuolį už galinės linijos.
Aš jau laukiau, atsiprašau, Augustai, to epizodo, laukiau Wongo taiklaus metimo, laukiau Dunstono taiklaus metimo, kad galėčiau pasakyti, jog Kauno Žalgiris turi didžiausią persvarą šioje serijoje, nes didesnių negu 5 taškų skirtumų jie dar nepirmavo nė karto per 5 rungtynes. Čia Normantas visą ataką bando prašyti kamuolį prieš mažesnę Izėją Longą. Ta matėme ir ketvirtajame mače tik prieš Silveną Francisko. Nuostabus Margerio perdavimas. Ir savalaikis Gyčio Masiulio įkirtimas į baudos aikštelę. Ten Smailagičius priekaištauja komandos draugams. Na ir Žalgiris užstrigo ties 15 taškų ir ironiškai yra tai, kad Žalgiris būtent pirmose kėliniuose, kiekvienose 4 rungtynėse šioje serijoje baigė pirmąjį būtent su 15 taškų. Oho. Giedraitis iš toli. Žalgiris gali 5 kartus, čia rimtai visus 5 kartus jie būtų įmetę 15 taškų pirmam kėlinuke. Argeris Jacksonas Cartwrightas pasirūpina, kad ir Rytas būtų įmetęs šiame kėlinuke 15 taškų. Žalgiris gali laikyti kamuolį iki ketvirčio pabaigos. Vienintelis skirtumas, kad Žalgiris nebepralaimės turbūt pirmojo kėlinio, kadangi visus pirmuosius jie pralaimėjo šioje serijoje ir atsilikdavo vidutiniškai 6 taškų skirtumų. Vongas, žingsnelis į kairę, Normantas išmuša kamuolį, bet Vongas pirmas reaguoja į situaciją ir 5 kartus iš eilės. Žalgiris surenka lygiai 15 taškų pirmajame kėlinuke, bet kaip ir minėjai, šįsyk ketvirčioje nepralaimi, rezultatas lygus. Grįžime antrajame ketvirtyje. Top Sport lažybos, Top Sport ruletė, Top Sport kazino. 96 gegužės 5 Kauno atletas 63-71 nusileido Kauno Žalgiriui. 2001 gegužę Vilniaus Lietuvos Rytas tuometinis 66-74 nusileido Kauno Žalgiriui. 2002 Rytas įveikė Žalgirį 8 taškų skirtumų, 2010 Rytas įveikė Žalgirį 9 taškų skirtumų ir 23 Žalgiris namie įveikė Rytą 10 taškų skirtumų. Tad 3 kartus lemiamos rungtynės baigėsi 8 taškų skirtumų, 1 kartą 9 taškais ir 1 kartą 10 taškų. Na ir tik 2 kartus tas lemiamas rungtynes laimėjo svečiuose žaidusi komanda. Abusi tai padarė būtent Kauno Žalgiris. Čia sustabdo puikiai Žalgiris pirminį Giedriaus Žibėno sumanymą. Tiesa, Normantas ir vėl bando centruoti prieš Izėją Longą. Ir taip bus įrašyta į statistikos protokolą kaip komandos atkovotas kamuolys puolime Vilniaus Rytui. Ir Vilniaus Rytas nemetė nei vieno baudos metimo pirmajame kėlinyje. Rokai, tu minėjai abiejų komandų išmetamus baudos metimų vidurkius šioje serijoje. Jie yra įspūdingi. Žalgiriui pavyko be pražangų, sakykime taip, be daug pražangų gintis pirmasis 10 minučių. Jacksonas Cartwrightas po driblingo iš vidutinio nuotolio netaikliai. Ir nei vieno Ryto žaidėjo prie atšokusio kamuolio nėra. Tai tikrai toks taktinis pokytis. Įprastai matėme pirmose keleriose serijos rungtynėse, kai visi Ryto žaidėjai, liaudiškai tariant, eidavo ant lentos. Dunstonas provokuoja įnoko pražangą ir keliaus mesti baudos metimų. Čia Dunstonas tikrai galėjo sužaisti geriau. Kam reikia taip čia stumti Bryantą Dunstoną? Jam jau bemetant į krepšį. Ir iš karto Giedrius Žibėnas Steveną Inaką keičia ir grįžta į aikštelę Artūras Gudaitis. Bryantas Dunstonas, Graikijos čempionas 2015, Turkijos čempionas 19, 21 ir 23, bei Eurolygos čempionas 21 ir 22 metais. Profesionalo karjerą 2009 metais jis pradėjo Mobis Föbis klube. Pilnas jo pavadinimas yra Ulsano Hyundai Mobis Föbis, tai yra Pietų Korėjos krepšinio lyga, kurioje Dunstonas žaidė pirmus 2 savo karjeros sezonus. Norėjau sakyti, ar tu esi įsitikinęs dėl to pavadinimo, nes labiau skamba kaip žaidimo pavadinimas, o ne komandos pavadinimas. Taip gražiai skambėjo, kad negalėjau nepaminėti eteryje Mobis Föbis krepšinio klubo.
Danstono baudų metimai labai gražiai skambėjo Žalgirio sirgaliams. Jie vėl išveda į priekį žaliai baltus 2 taškų skirtumų. Čia neleidžia dabar Žalgiris atvesti Sirvydžio į veiksmą Vilniaus komandai. Masiulis galiausiai meta pats, desperatiškas metimas ir Isaiah Wongui fiksuojama pražanga prieš Margerį Normantą. Ir štai taip, vienintelis Ryto žaidėjas, kuris ėjo kovoti dėl atšokusio kamuolio, Margeris Normantas tiesiog apibėga Isaiah Wongą ir priverčia prasižengti jį ir suteikia vilniečiams antrąjį šansą. Štai čia Wongas neatsitvėrė iš pradžių Normanto ir vėliau jau buvo tas kontaktas. Masiulis priima trumpo perdavimą ir pelno 2 taškus su pražanga. Na, Rokai, aš iš tikrųjų esu apakęs, kaip efektyviai Vilniaus Ryto komanda naudoja tuos derinius, išsimetant kamuolį iš užgalinės linijos. Prieš tai per 0,7 sekundės jie pelnė taškus. Dabar vienas perdavimas, 2 taškai ir tai tęsiasi jau visą šią seriją. Viena ar kelios užtvaros ir jie gauna tikrai labai aukštos kokybės metimus. Meta baudos metimą Masiulis ir tada jau Artūrui Gudaičiui yra fiksuojama antroji asmeninė pražanga. Čia jau už galvos griebtis tenka Vilniaus Rytui. Na, prisiminkime, kad būtent ketvirtose rungtynėse, ketvirtajame kėlinyje Gudaičio 5 pražanga tikrai pablogino Rytų reikalus. Jisai dominavo, jisai pelnė kelis taškus žaidžiant nugarai krepšį ir vėliau jį pakeitė Stevenas Įnakas tikrai plaukiojo gynyboje, galima sakyti ir taip. Gudaitis ir buvo ta užtikrinta opcija puolime. Sirvydis! Deividas Sirvydis sugrūda kamuolį iš viršaus į Vilniaus Ryto krepšį Margeriui Normantui į veidą. Deividai, atsiprašau, kad aš taip tavęs nepažinojau. Sirvydis labai piktas jo dėjimas. Atrodo iš niekur, turbūt niekada nesumatęs tokio Sirvydžio dėjimo. Gudaitis nuima kamuolį puolime po Sargiūno netaiklaus tritaškio. Francisko išmuša kamuolį. Ten žaidėjų krūva. Tiesiai šviesiai tariant, baudos aikštelėje Žalgiris provokuoja ginčą ir pagal pirmumo teisę kamuolys atitenka jiems. Deividas Sirvydis ir jo įsiutęs skrydis. Po Bryanto Dunstono perdavimo Krekena vos kai norisi mėsos. Sirvydis čia tikrai buvo ištroškęs kraujo. Kai kalbame apie metikus, tikrai negalvojame apie tokius momentus ir dar Sirvydis parodo, vėliau padaužo savo į galvą. Na, vienas įspūdingesnių Deivido Sirvydžio karjeros momentų. Dunstonas vėl ieško Deivido Sirvydžio, kuris vėl kerta į baudos aikštelę ir šį sykį nuo lentos. Ir vėl rašo dar 2 taškus. Ir vėl tas pats derinys. Užtvaros be kamuolio. Sirvydis šį kartą nebėga aplink Dunstoną, o kerta priešais jį. Ir Vilniaus Ryto gynyba antrą kartą pasimeta prieš tą patį derinį. Norėjo nešto kamuolio taisyklės pažeidimo visa Žalgirio arena. Čia Sirvydžio pražanga prieš Gytį Masiulį. Deividas Sirvydis, tas užtvaras be kamuolio ir tą jo judėjimą be kamuolio nuolat matydavo Panevėžio Lietkabelyje pernai. Ir čia tokie aidai iš praėjusio sezono lemiamose finalo serijos rungtynėse. Jacksonas Cartwrightas vėl praneria pro visus ir čia triukšme net nesigirdėjo. Pražangą užfiksavęs Švilpukas. Čia tiesiog Jacksonas Cartwrightas greitesnis už Silveno Francisko po šios užtvaros. Ir jis pelno 2 taškus Vilniaus Ryto komandai. 29 metai Parkerį Jacksonui Cartwrightui, jis niekada nėra tapęs jokios šalies lygos čempionu. Jis 2021-aisiais tapo Prancūzijos aukščiausios lygos MVP atstovaudamas Saint-Quentin ir 22-ais tapo Bundeslygos MVP su Bonos Telekom. Ir čia yra
Parkerio Jacksono Cartwrighto blokas. Čia Silvenas Francisko atrodo, kiek asmeniškai priėmė tos 2 taškus su pražanga, dabar ne pagal derinį bandė prigauti BJC, bet nepavyksta jam to padaryti. Žalgiris. Giedrius Žibėnas prašo peržiūros. Trenerio peržiūra dėl pražangos sugriežtinimo. Ne, dėl užribio. Tai žinai, dėl užribio. O čia va. Iš kitos gal kameros tai kažkas matosi. Čia liečia paskutinis Francisko. Ir čia daugiau niekas neliečia, ne? Jo. Gerai, dar kitą kampą? Ne, tai ta gerai tas kampas buvo. Kokį dar turim? Kokį dar kamerą turim? Žiūrėk, dar kitą kamerą. Bet aš čia daugiau nematau. Iš čia geriausiai mato, žiūrėk. Lietimas. Ir po to niekas neliečia, taip? Jo. Tai kitą pusę keičiam sprendimą? Jo, keičiam sprendimą ir viskas. Gerai. Parodė. Peržiūra viena vertus pasiteisina. Kita vertus, mes galim pradėti ilgą diskusiją apie tai, kaip tu turi 2 peržiūras rungtynėse, ją išnaudoti dėl užribio. Antro kėlinuko pradžioje, jeigu tai būtų kažkoks labai, sakykime, iniciatyvos, psichologinio konteksto, didelės vertės epizodas, tuomet taip. Bet čia Parkeris Jacksonas Cartwrightas neteko bloko statistikos protokole, bet Vilniaus Rytas su kamuoliu savo rankose. Jacksonas Cartwrightas Gyčiui Masiuliui, pražanga Alenui Smailagičiui. Apsikeičia abi komandos pražangomis ant tritaškio. Prieš tai Edgaras Ulanovas keliavo prie baudų metimo linijos, dabar Smailagičius irgi kiek per daug įlenda į Masiulio cilindrą. Ir čia Andrėja Trinkienė nusprendžia, kad dabar yra tinkamas metas sušaukti saviškius pasitarimui. Mes grįžime po trumpos. Vos kiek daugiau negu 3 minutės sužaistos antrajame rungtynių kėlinuke. 21-20 mūšyje tarp Kauno Žalgirio ir Vilniaus Ryto. 5-osiose lemiamose žūtbūtinėse serijos rungtynėse. Na ir po 13 sužaistų minučių dabar Gytis Masiulis mes 3., 4. ir 5. Vilniaus Ryto baudą, kas yra tikrai nedaug palyginus su tuo, kiek vilniečiai meta šioje serijoje. Žalgiris jau yra išmetęs 9 ir pataikęs 8. Gytis Masiulis pergalės šį vakarą atveju Lietuvos krepšinio lygos čempionu taptų 4. kartą karjeroje. Spūdinga. 2017 su Žalgiriu, 2018 su Žalgiriu, 2024 su Vilniaus Rytu. Beje, pataikęs baudos metimą Gytis Masiulis jau po pirmojo baudos metimo buvo faktas, kad žaidžia rezultatyviausias savo rungtynes šioje serijoje. 4 taškai buvo geriausias jo pasiekimas per 4 pirmasis rungtynes. Dabar 3 iš 3 baudų ir 7 pelnyti taškai plus 2 Vilniaus Rytui. Ir aikštelėje matome Martyną Paliukėną, kuris iš karto prisistato prie Silveno Francisko. Darbas maksimaliai per 3 minutės apsunkinti prancūzų gyvenimą. Dar 2 komandinės pražangas turi Vilniaus Rytas, kurias galėtų išnaudoti. Čia Francisko kiek per žemas perdamas Brandžiui Dansonui, nors situacija buvo įvertinta gerai. Edgaras Ulanovas atakuoja Tubelį. Ir galiausiai meta netiksliai. Na, čia labai agresyvi Ryto gynyba. Dabar Masiulis prie savęs turi Francisko. Tiesa, Greipsas veržiasi pats iki galo ir netaikliai. Čia atakuoja Džeivonas. Dabar jau pražanga. Prieš Silveno Francisko pražanga iki metimo, o Francisko ir Trinkienė čia nori nesportinės pražangos Martynui Paliukėnui. Ir turėsime peržiūrą, kadangi Andrėja Trinkienė
labai įnirtingai jos čia prašė. Keitimo Žalgirio komandai aikštėje pasirodo Ignas Brazdeikis. O Andrėja Trinkieri ir toliau. 9 žmonių rotacija šiandien. Nei Butkevičiaus, nei Mičelo, nei Buikos kol kas nebuvo aikštelėje. Žalgirio trenerių štabo iššūkio taisyklė dėl galimo pražangos sugriežtinimo. Trenerio iššūkis dėl pražangos sugriežtinimo ar žaidėjo? Gerai, aš trumpiau tu pasakysi savo nuomonę. Iš kitos kameros, ar yra žaidimas į kamuolį? Nėra žaidimo į kamuolį, aš nematau. Tiesiai į klubą ir viskas. Taip, nemetimo metu, bet pražanga pagrėstų griežtus. Kas parodo? Aš parodysiu. Šoka iš savo vietų Žalgirio sirgaliai Žalgirio arenoje pamatė Gyčio Viliaus galutinį verdiktą. Peržiūra pasiteisina. Abudu vyriausiai treneriai jų turi tik po vieną likusioms rungtynėms. Bet Francisko gali lyginti rezultatą. Ir Žalgiris turės kamuolį savo rankose. Francisko profesionaliai žaidžia nuo 2017 nacionalinės lygos čempionu. Jis yra tapęs tik kartą pernai su Müncheno Bayern klubu. Šiais metais serijoje renka po beveik 24 taškus ir lygiai tik pat naudingumo balų. Šis Žalgirio fanas sako, jeigu gaučiau tavo marškinėlius, tai būtų legendinė istorija. Legendiška. Na, tai būtų tiesiog, kas buvo su Francisko metimu, sakykime taip, 4 rungtynėse. Legenda. Daunsalas tiesiog patraukia nuo vaizdo Džeivano Greivsą pagal taisyklės. Tiesa, ten ir Greivsas tiesiog eina per apačią su tomis užtvaromis ir žaidžia tiesiog kelias užtvarą Žalgiris, kad sukurtų laisvą metimą Francisko. Paliukėnas ignoruojamas ties tritaškių ir tas Žalgirio ignoravimas šioje serijoje pasiteisina pilnai. Paliukėno taiklumas serijoje yra 0 iš 9 mestų tritaškių. Dabar jis dirba jau su Ignu Brazdeikiu, turi dar vieną komandinę pražangą Vilniaus Rytas. Ir vėl į kairę, kaip stumia į kairę Džeivanas Greivsas Silveną Francisko. Bet ir eidamas į kairę, Francisko išprovokuoja dar vieną vilniečių pražangą. Teisingai, Rokai, pastebėjai, visą seriją į kairę ranką stumia Silveną Francisko Vilniaus Rytas. Tai yra Giedriaus Žibėno filosofija, stumti visus žaidėjus į silpnąsias rankas. Čia nieko naujo, tą matome mes metai iš metų. Francisko vėl nori peržiūros. Jis nori mesti 2 baudas. Mačiau, kad ir Andrėja Trinkieri turėjo klausimų po šio epizodo rungtynių arbitrams. Lygiai taip pat kaip 4 rungtynėse, lygiai taip pat ir dabar. Andrėja Trinkieri paskutinę peržiūrą taupys. Bent jau 4 rungtynių ketvirčiui. Nori bent kažkas labai jau sensacingo ir kontroversiško nutiktų rungtynių eigoje iki tol. Dovydas Giedraitis iš mėgstamo taško. Dar kartą netaikliai Francisko. Suima kamuolį ten, kur dviesi Ryto žaidėjai atrodė tiesiog patrukdė vienas kitam. Vėl į kairę stumiamas Francisko. Ulanovas veržiasi nuo tritaškio. Arčiai Kaulas prisistato prie prancūzo ir išprovokuoja. Labai nesėkminga jo metimą iš toli. Čia fantastinės Vilniaus Ryto rotacijos gynyboje. Žalgiris turi 7 taškus šiame kėlinyje per 5 minutes. Tiesa, Rytas ne ką daugiau, vos 8. Čia 2 žmonės prie Kaulo. Gerai vaikšto kamuolys Vilniaus Ryto komandoje. Tubelis laisvas, nepataiko iš kampo, bet vilniečiai turi antrąjį šansą. Jau 7 šiandien. Kaulas. Numeta kamuolį Gyčiui Masiuliui, prie Ignas Brazdeikis. Masiulis meta netaikliai, bet Anažunas Tubelis kyšteli ranką. Ir prametęs
4 iš 5 savo pirmųjų metimų. Dabar Ąžuolas Tubelis įsirašo 4 tašką. Na, gyriau Žalgirį, kad susitvarkė atkovotus kamuolius gynyboje, bet Rytas turi jau 8 šiose rungtynėse, kai Rytas turėjo vos 11 per visą 4. mačą. Labai stipriai tai pasikeitė tikrai nuo pirmojo ketvirčio pirmos pusės. Čia Ivano Greivso 3 asmeninė pražanga, tuo pačiu tai Ryto 5 komandinė pražanga. Francisko bus ten, kur esame įpratę jį matyti dažniausiai prie baudų metimo linijos po reklaminės antrojo kėlinuko pertraukėlės. Šeštą kartą vyksta lemiamos rungtynės finaluose ir Kauno Žalgiris žaidė visose 6 lemiamose rungtynėse, bet tik antrą kartą kauniečiai jas žaidžia namuose. Turint namų aikštės pranašumą Žalgiriui iki šiol vienintelį kartą lemiamų finalo serijos rungtynių prireikė užpernai 2023 metais. Tada jie šventė pergalę 10 taškų skirtumų, nors prasidėjus prieš paskutinį rungtynių minutį Rytas dar pirmavo 1 tašku. Na, ten buvo irgi aukščiausio lygio 5 rungtynės. Puikiai serija. Aš žiūrėjau šiandien įrašą tų 5 rungtynių. Tai žinok, mes užpernai irgi kalbėjom, kad tai yra visų serijų serija, geriausias visų laikų finalas. Bet šiais metais iš ties turbūt ginčytis su tuo kažkas galėtų nebent iš principo. Praeitais metais turbūt irgi buvo tas pats paminėta. Tiesa, praeitais metais nebuvo 5 rungtynių, taip. Bet irgi serija buvo aukščiausio lygio. Smagu matyti tas finalo serijas, kurias stebėjom tokio intensyvumo prieš 15 metų, dabar vėl grįžtančias. Čia netaiklus Ąžuolo Tubelio metimas, Žalgiris laimi kovą dėl kamuolio. Parkeris Jacksonas, Cartwrightas išlupo kamuolį iš Dovydo Giedraičio rankų. Ir Giedraitis panašu, kad nukentėjo toje situacijoje. Susėmęs už piršto čia Dovis Giedraitis atrodo. Pasikviečia į Andrėją Trikerį. Spėčiau, kad pats Giedraitis pasakė, kad gali žaisti toliau. Na, bet Parkeris, Jacksonas, Cartwrightas tiesiog išlupa kamuolį iš varžovo rankų. Na, šiandien 7 taškai jau jo sąskaitoje ir įspūdingas žaidimas tiek puolime, tiek ir gynyboje. Prisimename epizodą prieš Silveną Francisko, kaip jis sustabdė jį. Čia atsitraukė Jacksonas, Cartwrightas, nenorėdamas pražangos. Francisko Ulanovui iš dešinio krašto, nugarą į krepšį, prieš Ąžuolo Tubelį ir Edgaras Ulanovas klysta. 3 taškai skiria ekipas. Atsiprašau, 4 taškai skiria ekipas. Jacksonas, Cartwrightas į baudos aikštelę ir dar 2 Ryto Mažylio taškai. Jis yra rezultatyviausias rungtynių krepšininkas šiuo metu, surinkęs jau 9. Rokai, nežinau kaip tau, bet Isaiah Tayloro pasirodymas 5-ajame serijos mače prieš kelis metus ir tai, ką daro PJC, po truputį tampa labai panašu. Tiesa, čia atsako Ignas Brazdeikis taikliu 2 taškiu. Matome, kad ir vėl Žalgiris bando atakuoti Gytį Radzevičių, tą daro sėkmingai ir Kaune vandens pertraukėlė. Kauno Žalgirio šokėjos. 5 lemiamos finalo rungtynės ir kaip dažnai nutinka tokiose dvikovose komandų efektyvumas metant iš žaidimo, taiklumas metant iš žaidimo yra toli nuo įspūdingo. Na, nieko tikrai čia nepridursi. Labai tikiu, kad ir nervai spaudžia abiejų komandų žaidėjus ir tu jau šiaip viską žinai apie kitos komandos strategijas, taktikas, mažai ko nustebinsi. Ir daug pačiu kiekvieno metimo kaina. Tas kontekstas, nori tu to ar nenori. Kiekvienas įkį, atakuojant krepšį. Žalgiris pataikė tik 33, Rytas 37% metimų iš žaidimo.
Prie to labiausiai prisideda tragiškas abiejų komandų pataikymas metant tritaškius. Žalgirio 1 iš 7, Ryto 1 iš 8. Jacksonas Cartwrightas bando ieškoti Gyčio Masiulio, ten išmuštas kamuolys, Rytas tęs ataką. Ir čia labai padeda Deividas Sirvydžio aktyvios rankos. Gytis Masiulis jau ten laukia to perdavimo, laisvas po krepšiu. Ir mes beveik esame įpratę, tiksliau Žalgirio pusėje esame įpratę matyti, kad du žaidėjai surenka daugiau nei pusę komandos taškų. Čia Jacksonas Cartwrightas, jis tiek gauna šansą ir gauna dar vieną bloką. Ir Ryto komandoje būtent Jacksonas Cartwrightas ir Gytis Masiulis yra surinkę daugiau nei pusę komandos taškų per 18 žaidimo laiko minučių. Ir dabar Masiulis, Vilniaus Rytas žaidžia vidurio puolėjų, Birutis turi ūgio, persvarą, suverčia 2 taškus, Laurynas Birutis per jį. Ir Giedrius Žibėnas išnaudoja savo antrąją vandens pertraukėlę. Pirmoje rungtynių pusėje, galbūt tai yra ir pirmoji, ne, antroji pertraukėlė, 2 taškų Ryto persvarą, mes grįšime netrukus. Arenoje visi, kas gali, kyla iš savo vietų, visi, žinoma, kas palaiko Kauno Žalgirio ekipą šiame finale ir apskritai gyvenime. 27-29. Žalgiris atsilieka 2 taškais. Vilniaus Rytas turės kamuolį savo rankose. Andrėja Trinkieri dar turi vieną vandens pertraukėlę pirmoje rungtynių pusėje. Arčiai Kaulas su Normantu, Radzevičiumi, Tubeliu ir Gudaičiu. Žalgirio tas penketukas, kuris yra naudingiausias šioje serijoje, tik ten arba Sirvydis, arba Brazdeikis toje trečioje pozicijoje. Visi kiti 4 žaidėjai veikia puikiai, kai žaidžia kartu. 3-2 sekundės. Gudaitis žaidžia veidų į krepšį ir nespėja paleisti kamuolio iš savo rankų. Aš galiu garantuoti jums, kad Giedrius Žibėnas neturėjo tokio sumanimo, kad Gudaitis žais veidų į krepšį po driblingo, po minutės pertraukėlės. Čia ir Saulius Kulvietis stebi didįjį finalą. Ir dabar jau Žalgirio galimybė lyginti rezultatą arba jį persverti. Vėl tas pats derinys Deividui Sirvydžiui. Kiek praradęs pusiausvyrą atakavo iš toli Sirvydis. Čia Radzevičius pamušė kamuolį, bet Žalgiris reaguoja pirmi. Giedraitis dešiniajame krašte. Ulanovas prieš Arčiai Kaulą, atšokdamas atgal. Žalgirio kapitonas lygina rezultatą. Darbiniai Ulanovo taškai, tiesa prieš daug mažesnį Arčiai Kaulą. Čia meta Ulanovas, bet tai tikrai nebuvo lengvas metimas. 7 taškai, Ulanovas rezultatyviausias Žalgirio žaidėjas kol kas. Kaulas žingsnelis atgal, dar vienas netaiklus jo tritaškis. Šansas Sirvydžiui galbūt buvo čia išmesti greitą metimą, bet nusprendė neskubėti. Kauniečiai po vieną ataką abiems komandoms. 29-29. Žalgiris užbaigė praeitas rungtynes vien 4 kėlinuke, sumesdamas 30. Francisco. Žinom, kaip užbaigė tą 4 kėlinuką. Čia pirmoje rungtynių pusėje, artėjant jai prie pabaigos, netaiklus Francisco metimas iš toli ir Edgarui Ulanovui pražanga stumtelėjus su Ąžuolo Tubelį. Taip, čia Ulanovo rankos matosi ant Tubelio padėtos, galbūt ir nebuvo didžiulio stumimo, bet Tubelis tikrai pašoko ir nusileido šiek tiek priekyje. Teisėjai būtent tai ir pamatė ir skyrė Žalgirio kapitonui pražangą. Ąžuolas Tubelis turėjo tų labai prastų rungtynių šioje serijoje. Geras rungtynės keičia prastas rungtynės, bet vienas dalykas, kuriuo jis naudingas Vilniaus Rytui, nepaisant jo taiklumo iš žaidimo, yra atkovoti kamuoliai. 8 pirmose rungtynėse, 6 antrose, 9 trečiose, 8 ketvirtose ir šį vakarą Ąžuolas Tubelis jau turi 5 atkovotus kamuolius, o baudos metimus jis mes po Andrėją Trinkieri vandens pertraukėlės. Kauno Žalgirio Gynybinio
pobūdžio rungtynės, tikrai nepasižyminčios rezultatyvumu, bet išsiskiriančios blokuotų metimų gausa. Laurynas Birutis pačioje susitikimo pradžioje 2 kartus nuskausmino Artūrą Gudaitį. Parkeris Jacksonas Cartwrightas čia kaip ir blokavo metimą, bet galiausiai paaiškėjo, kad kamuolio jis nelietė, bet jo mestą kamuolį žalgiriečiai tikrai lietė po savo krepšių. Na ir Rokai, dabar dar turi čia komandos abi laiko, bet greičiausiai, kad tai bus nerezultatyviausios pirmosios pusės abiejoms komandoms, kalbant apie pelnytus taškus. Kauno Žalgiris, jeigu liks su 29 taškais, tai tai bus iš vis nerezultatyviausia viso BetSafe LKL sezono pirmoji pusė. Ir 3 iš 4 blogiausių savo pasirodymų jie būtent fiksavo prieš ne ką kitą, o Vilniaus Rytą. Vilniaus Rytas 25 taškus buvo surinkę pirmąją rungtynių pusėje prieš Panevėžio Lietkabelį. 29 jie turi dabar. Ąžuolas Tubelis 2 iš 7 metimų iš žaidimo. Ir pirmasis Kaunos metimas taip pat yra netikslus. Antruoju Tubelis išveda į priekį Vilniaus Rytą 29-30. Smailagičius grįžina kamuolį Giedraičiui, Giedraitis Francisko ir ar kas nors dar palies kamuolį šioje rungtynių pusėje. Deividas Sirvydis aktyvus, Francisko įsiveržė baudos aikštelę, nuo lentos netaiklus jo metimas. Ir jeigu ketvirtąjį rungtynių gilinuką užvakar Francisko užbaigė pataikydamas metimą, kuris persverė rezultatą Žalgirio naudai, čia pirmą rungtynių pusę jis užbaigė atlikdamas metimą, kuris galėjo persverti rezultatą Žalgirio naudai. Kokia lygi yra šita finalo serija. Tritaškių taiklumas taip pat byloja, kad daug tos lygybės čia galime išvysti trileryje. Šioje paskutinėje dalyje serijos, kuri prikaustė visos Lietuvos dėmesį. Kauno Žalgiris, Vilniaus Rytas 29-30 po pirmų 2 kėlinukų. Trečioji rungtynių pusė startuoja dabar. Margeris Normantas pradeda antrą rungtynių pusę aikštėje vietoj Džeivano Greipso. Likęs Ryto penketas nepakitęs. Arnas Butkevičius pasirodo aikštėje, nežaidęs nė akimirkos per pirmus 2 kėlinukus. Ąžuolo Tubelio sudėtingas ir taiklus pirmasis metimas iš kairiojo atakos krašto. Na ir Ąžuolas tikrai prametė nemažai metimų ir prieš mažesnius oponentus ir labai netaiklių metimų turėjo. Pataikyti pirmoje, trečiojo kėlinio atakoje geras ženklas Vilniaus Rytui. Birutis paleda labai giliai po krepšių, bet suranda Igną Brazdeikį. Brazdeikis prieš Radzevičių. Brazdeikis šokis su kamuoliu ir netaiklus Igno metimas. Vėliau fiksuojama pražanga vilniečiams. Ir čia Arnas Butkevičius eina kovoti dėl kamuolio puolime. Šiek tiek rankomis jį prilaiko Arnas Butkevičius. Ardžiai Kaulų tai pirmoji pražanga. Jis dabar būtent gynyboje prie Butkevičiaus, ką ir matėme dažnai šioje serijoje, bando kažkiek pailsinti savo lyderį. Giedrius Žibėnas šioje aikštelės pusėje. Pažiūrėsime, ar nebandys Žalgiris jo įtraukti po daugiau į veiksmą. Antroji Vilniaus Ryto komandinė pražanga pirmos Kauno Žalgirio atakos metu. Pats Arnas prieš Ardžiai Kaulų žaisti nugarai krepšį nesiryžta. Birutis atakuoja Gudaitį ir susikūrė vos mažą lopinėlį erdvės, per kurį sugeba švystelėti kamuolį ir sumažinti skirtumą iki minimalaus. Na, bet kaip agresyviai Birutis šiandien kiekvieną kartą 2 prieš 2 situacijose, kai gauna kamuolį, nebijo eiti į kūną, nebijo atakuoti Artūro Gudaičio. Šiaip 6 taškai, 6 atkovoti, 2 blokai, 13 naudingumo balų. Čia ne tai, kad stepautas, bet dvigubinamas yra Ardžiai Kaulas. Tubelis su sirena atakos smeigia tritaškį. Toks startas, kokio turbūt iš Ąžuolo Tubelio tikėjosi tik pats Ąžuolas Tubelis trečiame rungtynių ketvirtyje. Svajonių startas jam ir Vilniaus Ryto komandai.
Bet Rytas gauna jau trečią komandinę pražangą. Žalgiris Normantas. Dabar dar yra susiėmęs už šonkolio. Jam ir užfiksuota antroji asmeninė pražanga. Jis aikštėje vietoje Džeivono Greivso, kuris turi 3. Brasteikio ir Biručio apsikeitimas perdavimais. Brasteikis ties baudos aikštelės kraštu perdavimas Ulanovui. Prameta Žalgirio kapitonas, kamuolys Gyčio Radzevičiaus rankose. 1 iš 10. Tiek pataikė tritaškių šiandien Kauno Žalgiris. O Tubelis ten norėjo kamuolį prieš Ulanovą, negavo jo. Arčiai Kaulas baudos aikštelėje išprovokuota pražanga ir 2 baudos metimai. Žinai, Žalgirio 1 iš 10. Rytas tritaškius meta dvigubai geriau. 2 iš 10. Arčiai Kaulas pasiėma ant nugaros Arną Butkevičių. Tas kontaktas vėl nėra toks didelis, bet šiandien atrodo, kad teisėjai pasirinko būtent tokią teisėjavimo liniją. Arčiai Kaulas nepataikęs ne vieno iš 2 mestų tritaškių šį vakarą, bet realizavo abu dvitaškius ir tai jo pirmieji būtų metimai. Ir beje šiose rungtynėse Arčiai Kaulas jau tapo 3 rezultatyviausių Ryto legionieriumi klubo istorijoje. Markusas Fosteris 1055 taškai, Kenanas Bairamovičius 1016, Arčiai Kaulas 949 ir Milko Belica 947. Gudaitis atkovoja kamuolį puolime. Normantas atakuoja Birutį, provokuoja pražangą ir dar 2 baudų metimai. Rytas tik 7 baudas metė pirmoje rungtynių pusėje. Dabar jie meta jau 3 ir 4. Trečiajame kėlinuke sužaidus 2 minutės ir 10 sekundžių. Čia ir vėl vos pajaučia rankas ant savęs Margiris Normantas. Šiek tiek parodo tą kontaktą, pražanga. Šansas Vilniaus Rytui turėti didžiausią persvarą šios dienos rungtynėse. 6 taškai buvo maksimali jų persvara. Kauno Žalgiris daugiau negu 4 taškais nepirmavo. Žalgirio didžiausia persvara pirmose rungtynėse 3 taškai, antrose 5, trečiose 2 taškai, ketvirtose 3 taškai, penktose kol kas 4. Rytas kiekvienose rungtynėse turėjo 2-ženklį pranašumą, bent 10 taškų, bet serijos rezultatas yra 2-2. Tai buvo pirmieji Margirio Normanto taškai rungtynėse. Praleidžia į dešinę Normantas Silvena Francisko ir ten pražanga ir 2 taškai. Kaip akimirkai pameta koncentraciją Ryto kapitonas ir tą akimirką iškart šaltakraujiškai išnaudoja Žalgirio prancūzas. Bet matome, viskas vyksta per tai, kad Ignas Brazdeikis, kuris žaidžia dabar ir kurį gina Gytis Radzevičius, yra įveliamas į veiksmą ir tai leidžia Francisko veržtis į baudos aikštelę. Ir ten surasti trečiąją Artūro Gudaičio pražangą. Gudaitis be taškų šį vakarą. Jį keičiantis Stevenas Inokas be taškų šį vakarą. Gytis Masiulis yra vienintelis produktyvus Ryto vidurio puolėjo poziciją kartai žaidžiantis žaidėjas. Kazys Maksvytis arenoje. Jis vadovavo Žalgiriui 23-ais, kai jie laimėjo čia lemiamas 5-asias rungtynes prieš Vilniaus Ryto. Ir kas čia žino, kam jis vadovaus kitą sezoną. Arčiai Kaulas, aukšta trajektorija, Stevenas Inokas. Šioje serijoje bent kas antrose rungtynėse bent vieną tokį įsimintiną epizodą jis sukuria. 2 žmonės šoka ant Arčiai Kaulo ir Stevenas Inokas tiesiog surenka šiukšlės virš krepšio. Brazdeikis atakuoja Sargiūną. 2 Ignų dvikovoje. Brazdeikis įsirašo savo 4-ąjį tašką. Bet ir vėl matome tą patys. Francisko ir Brazdeikio žaidimas ties perimetru. Norėjau sakyti, kad Brazdeikio atrodo tas veikia šiek tiek tas kelio skausmas. Nebuvo tas metimas labai gražus. Čia Inokas pasinaudoja gerą progą. Kiek Ryto neišnaudotų alijūp perdavimų. Praeitose rungtynėse tai irgi buvo žaidimo elementas, apie kurį kalbėjome. Susitikimui pasibaigus. O čia jau 5-oji Ryto komanda
momentinė pražanga. Ir čia ta situacija, kurią matome labai dažnai. Tu nepelnai taškų, kitoje pusėje yra poziciniai neatitikimai. Ulanovas turi R.J. Cole prie savęs, iškart jį atakuoja. Turi šansą pelnyti taškus nuo baudų metimo linijos. Edgaras Ulanovas šį vakarą turi šansą iškovoti savo 8. LKL čempiono žiedą. Tuoj turėsim situaciją, kai rankos pirštų neužteks dar porą metų. Taiklus baudos metimai mažina skirtumą per pus. Abiejų komandų puolimas dabar rezultatyvesnis trečiajame ketvirtyje nei per pirmosius du. Na, ne tas žodis. Ne tas žodis, kol kas yra 10-10. Bet sužaidę mes esam tik 3 minutės ir 30 sekundžių. Niekas nesurinko daugiau 15 taškų per pirmosius abu kėlinius. Kaulas priverčia Brazdeikį slystelėti. R.J. Kaulas. Na, tikrai, jis tikrai žiūrėjo daug Jameso Hardeno žaidimo epizodų ir tikrai bandė juos pritaikyti ir savo puolimo judesių arsenale. Ir tikrai svajojo apie tokius momentus lemiamuose finalo serijos rungtynėse dėl titulo. Aukščiausia klasė R.J. Kaulo. Brazdeikio per trumpas metimas Dovydas Giedraitis nuo kamuolio. Būtent prieš tą patį R.J. Kaulo. Dabar Brazdeikis prieš Steveną Įnaką. Atšoka Ignas. Per trumpi Igno Brazdeikio metimai. Tas kelio skausmas gali turėti tam įtakos. Čia Brazdeikis vos neperima kamuolio. Sargiūnas susigaudo situaciją. Kaulo verpstė, palieka toli už savęs. Dovydą Giedraitį, R.J. Kaulas, perdavimas Ąžuolui Tubeliui. Ir Rytas vėl mėgina atsiplėšti. Ąžuolo Tubelio jau 7 taškai trečiajame rungtynių kėlinuke, plus 7 Ryto naudai. Andrėja Trinkieri vandens pertraukėlė. Ąžuolas Tubelis prastai atakavęs pirmoje susitikimo pusėje, antrojoje jau yra surinkęs 7 taškus ir apskritai turi 12 taškų, 14 naudingumo balų ir jis jau yra ir rezultatyviausias, ir naudingiausias Ryto žaidėjas šį vakarą. Ir R.J. Kaulas, kaip sako jaunimas, let him cook, leiskite jam čirškinti. Ta jis būtent ir daro trečiajame kėlinyje pirmoje pusėje. Nesustabdomas Ryto legionierius. Sukuria dabar šių dviejų žaidėjų tandemas 7 taškų persvarą vilniečiams. Francisko, daug klaidinamų judesių. Dar sykį gauna kamuolį Francisko, pagavimas, metimas. Ir pašokinėja kamuolys ant lanko. Ir su kamuoliu bus Kauno Žalgiris. Keitimo Žalgirio komandai aikštėje pasirodo Brian Dunston. Brianas Dunstonas pirmoje rungtynių pusėje sužaidė 11 minučių. Ir dabar jis grįžta į aikštę. Abiejų komandų sirgaliams vėl susivienijant, siekiant išreikšti poziciją, kuri pranoksta krepšinio ribas. Čia kokį gražų perdavimą Francisko iškiša Dunstonui, bet pasimato tas jo amžius čia, pritrūksta ir geresnio jautimo prie krepšio ir atletiškumo. Giedraičio labai aktyvios rankos, išmuštas kamuolys, bet Rytas tęsia ataką. Ten Tubelis buvo atsidūręs horizontalėje padėtyje. Tokioje atsidūrė ir Dunstonas, bet ataka baigėsi Ąžuolo Tubelio dėjimu iš viršaus. Du žmonės viršuje prie Ryto gynėjo, perdavimas į trumpą nusileidimą, kirtimas palei šoninę liniją, viską daro kaip iš vadovėlio Vilniaus Rytas. Plius 9. Žalgirio arena jungiasi į kovą. Čia Sirvydis nusimeta kamuolį, nenori žaisti prieš Įnaką, dabar Francisko yra prieš Ryto vidurio puolėją, žingsnelis atgal. Ir dar vienas netaiklus Francisko tolimas metimas šį vakarą, 0 iš 5. Dabar Francisko prie Gyčio Radzevičiaus. R.J. Kaulo ieško vilniečiai. Kaulas kviečia Igną Sargiūną. Kaulas iki galinės linijos, žingsnelis atgal, netaiklus. Jo tritaškis Sirvydžio atkovotas kamuolys, Žalgiris apygreitėje atakoje. Sirvydis atakuoja Tubelį.
Nieko neišpeša Deividas Sirvydis. Kamuolys vėl Silveno Francisko rankose. Francisko į baudos aikštelę Dunstonui. Ir ten fiksuojama pražanga. Tiek Sargiūnas, tiek Giedrius Žibėnas sako, į kamuolį buvo sužaista. Bet taip bandyti išmušti kamuolį iš viršaus, bandant išmušti iš varžovo rankų visada yra milžiniška rizika. Reklaminė pertraukėlė 38-47. Jaunosios kartos hip-hopo žvaigždės Audžių Viršė, Frontame ir Korito. Rugsėjo 6 dieną. Vilniaus Rytas didžiausių skirtumų priekyje, bet Kauno Žalgirio sirgalių akise tikėjimas ir viltis. Rungtynių šeimos rubrika mums visiems pristato Antė. Ir dabar Bryantas Dunstonas prie baudų metimo linijos. Šansas jam nutraukti taškų padą. Žalgiris 3 minutės ir 3 sekundės nėra surinkęs nė vieno. Vilniaus Rytas turi pelnęs 7 ir turi didžiausią šios dienos persvarą. Bryantas Dunstonas pirmą sezoną Europoje žaidė 2010-2011 metais. Ir jis buvo komandos draugų su NBA veteranu PJ Tuckeriu bei graikų krepšinio legenda Niku Hatzifredu. Tad taip seniai Dunstonas pradėjo savo profesionalo karjerą Europoje. O čia jis pataiko vieną iš 2 baudos metimų. Kalbant apie PJC dabar grįžta į aikštelę ir iš karto atakuoja nuo užtvaros Silveno Francisko. Šiandien jis tiesiog žaidžia puikiai puolime, +10 Vilniaus Ryto. Tad visose 5 finalo serijos rungtynėse Rytas turėjo dviženklę persvarą. Ulanovas pasirūpino, kad ilgai tą persvarą jie nesidžiaugtų. Ir vėl Žalgiris atakuoja Gytį Radzevičių. Nuo 4 rungtynių matome labai dažnai. Žalgiriečiai pastebėjo, kad tie skaičiai Radzevičiaus išplėstinėse statistikose tikrai nėra tokie jau geri. Jacksonas Cartwrightas į baudos aikštelę šį kartą nusimeta perdavimą Ąžuolui Tubeliui. Tubelio, jeigu atmintis neapgauna, pirmas netaiklus metimas antroje rungtynių pusėje. Francisko žingsnelis atgal. Ir 0 iš 6. Purto galva, grįždamas į gynybą Silvenas Francisko. Pataikė svarbiausia kol kas šios serijos metimo, bet šiandien kol kas nė vieno. Išmuša kamuolį Sirvydis krisdamas iš Jacksono Cartwrighto rankų. Cartwrightas apibėga Dunstoną, bet suklumpo baudos aikštelėje. Ir Smailovičius stabdo žaidimą, bet niekas nepastebi Deivido Sirvydžio, kurio metimas iš po krepšio mažina skirtumą iki 6 taškų. Alenas Smailovičius čia į tokius laisvus medžioklės plotus nusiuntė kamuolį. Sirvydžiui neliko nieko kito, kaip pasižymėti taškais ir iššaukti Giedriaus Žibėno vandens pertraukėlę. Ten, kur Nemunas ir Neris visų garsų skamba Žalgirio arenoje pertraukėlės metu. Jokio šokio, jokios muzikos. Noras išlaikyti tą pačią energiją, kurią dabar Žalgirio arena tikrai yra pajutusi, tikrai yra pagavusi. Ir Vilniaus Rytui teks savo ataką rengti kurtinančiame triukšme. Jūs patys matėte, Žalgiris yra kol kas pataikęs 1 tritaškį iš 13 svarbiausiose sezono rungtynėse. Po 3 kėlinių šiame sezone tiek mažai Žalgiris dar neturėjo. Trečia kėlinuko pabaigos, dar nepilnos 2 minutės. Masiulis aikštėje su Artūru Gudaičiu. Normantas pašokdina Sirvydį ir meta netaikliai. Francisko kyla aukščiau už visus ir fiksuojamas ginčas. Ir labai nepatenkintas čia, jis sumuša rankomis su Jurgiu Larunavičiumi. Puiki Kauno Žalgirio gynyba po minutės pertraukėlės. Čia yra labai sunkus metimas. Ir kaip kyla Silvenas Francisko. Šiame triukšme, šioje atmosferoje, kurioje Žalgirio arenoje dažniausiai juntama tik tai Eurolygos rungtynių metu,
Manuelas Francisko provokuoja pražangą ir stos prie baudų metimo linijos. Žinai, Augustai, užpernai 2023 metais Žalgirio arenoje 5 serijos rungtynėse jas stebėjo daugiausiai žmonių nuo 2012 metų. 2012 trečiose rungtynėse čia 15 000 sirgalių stebėjo lemiamas trečiasis finalo serijos rungtynės. Tai buvo pirmi metai, kai Kauno Žalgirio arena atvėrė savo duris. Šį vakarą arenoje žmonių yra 14 417. Yra laisvų vietų aplinkui svečių komandos sirgalių tribūną trečiajame arenos aukšte. Arena užpildyta sausakimšai ir pastarąjį kartą tiek žmonių Lietuvos krepšinio lygos rungtynes stebėjo prieš 13 metų. Tik dar vienas įrodymas, kad šiandien čia mes matome istoriją. Žalgiris atsako savo spurtu 7-0. Kaulas suranda Gudaitį, nėra pražangos Dunstonui, bet Arčiai Kaulas ima kamuolį puolime ir dar iki nusileisdamas ant žemės švysteli į krepšį nuo lentos, provokuodamas varžovo pražangą. 12 ryto antrasis šansas šiandien. Čia puikus Kaulo perdavimas. Tiesa, Gudaitis šiandien turi daug problemų mesdamas iš baudos aikštelės, bet laiku ir vietoje. Čia Arčiai. Ir dar jis turi progą dabar pataikyti vieną papildomą baudos metimą. Jau 10 taškų jo sąskaitoje. Išsisuka kamuolys iš lanko. Alenas Mailagičius pasirūpina, kad Rytas nebeturėtų papildomų šansų šios atakos metu. Francisko iki galo. Francisko 2 taškai. Dabar jau tai yra sunkiasvorių bokso mūšis dėl čempionų titulo. Po smūgį į vieną, į kitą pusę. Ir abi komandos vis dar stovi ant kojų. Arčiai Kaulas nori atakuoti Sirvydį, bet Dėdė Dunstonas valo baudos aikštelę. Ant parketo tiek Kaulas, tiek Dunstonas. Dunstonas keliasi pirmasis, bet akivaizdžiai kenčia skausmą. Pašoko taip aukštai, kad realiai akių lygyje beveik būtą kamuolį blokuoja Brianas Dunstonas, bet ten skausmingas epizodas tiek jam, tiek Arčiai Kaului. Ir Dunstonui yra fiksuojama pražanga. Šiandien to švilpuko nesigirdėjo būnant arenoje. Arčiai Kaulas pataiko pirmąjį baudos metimą. 85% baudų metimų taiklumas sezone. Šį vakarą Arčiai Kaulas iki šio vizito prie baudų metimų linijos buvo pataikęs 1 iš 3. 8 Arčiai Kaulo taškai trečiajame kėlinyje. 7, ar tiksliau netgi 9 pridėjo Ąžuolas Tubelis. Francisko nardo visiškai kiaurai varžovų gynybą, bet jam nepavyksta pataikyti, tačiau Rytas neišsaugo kamuolio rankose. Bet patys matote, kokia kova dėl kiekvieno atšokusio kamuolio. Keli žaidėjai net suskumba prie jo. Žalgirio atakai 14 sekundžių. Francisko yra išmetęs jau 12 metimų iš žaidimo, bet iš jų tik 3 buvo taiklūs. Ties tritaškių prieš Margirį Normatą į baudos aikštelę. Francisko kairė ranka dar kartą netaikliai. Masiulio atkovotas kamuolys ir ginčas. Dabar jau pagal pirmumo teisę kamuolys atiteks svečiams iš Vilniaus. Ten Francisko nemeta tritaškį, bet 3 žmonės Vilniečių varžovų yra baudos aikštelėje, taip kad ten lengvų taškų niekas prancūzų šiandien neduos. 0 iš 6 Francisko tritaškių. Bet viso prieš Vilniaus Rytą šiame sezone per 9 rungtynes 15 iš 69. Bet vienas svarbiausias iš visų čia pražanga. Pražanga Dovydui Giedraičiui. Ar vertusiam keitimosi lyg.
Visiškai nepamatė čia varžovo Giedraitis. Baudos metimos metė Bagis Masiulis. Pasitinka. Vilniaus Rytas. Pirmoje rungtynių pusėje metė 7 baudas. Trečiajame kėlinuke tai jau yra 8-oji jų metama bauda. Deivido Sirvydžio tėtis Virginijus Sirvydis buvo jūsų ekranuose. Tikiu, kad Gyčio Masiulio tėtis Tomas Masiulis šią transliaciją taip pat stebi. 4 sekundės Kauno Žalgiriui šiek tiek sušvelninti deficitą. Dovis Giedraitis. Ir Dovydas Giedraitis nepataikęs nei vieno iš 4 metimų iki šio epizodo. Dabar nukelia Žalgirio arenos stogą, švysteldamas kamuolį susirena. Nei vieno tritaškio taiklaus šioje serijoje. Dovis Giedraitis štai taip atsidaro. Ir su inercija eina Kauno Žalgiris į 4. Dovydo Giedraičio kosminis metimas yra tik antras Kauno Žalgirio pataikytas tritaškis šį vakarą. Po 3 kėlinių tai yra mažiausiai, kiek Kauno Žalgiris yra turėjęs šiame BCL sezone. Dar 2 kartus. Tai buvo ir viena iš tų 2 kartų buvo prieš 2 dienas prieš Vilniaus Rytą. Wow. Ąžuolas Tubelis naudingiausias trečiajame ketvirtyje. Viskas. Virginė. Viena iš šių komandų taps čempione. Kita užbaigs sezoną su nusivylimo karteliu. Sirvydis iš toli. Dovydas Giedraitis ima dar vieną kamuolį puolime ir šį kartą provokuoja varžovo pražangą. Kažkur aš tai jau mačiau, kai Žalgiris grįžinėjo iš -16 Vilniuje prieš 2 dienas. Būtent Dovio Giedraičio atkovotas kamuolys pradėjo tą sugrįžimą. Igno Sargiūno tai yra antroji asmeninė pražanga, bet tai yra -5 jo naudingumo balas šiandien. Dar viena Ryto pražanga. Na čia tiesiog Sirvydis užkliūna už Žalgirio Normanto, bėgdamas pasiimti kamuolio. Trečioji Ryto kapitono pražanga. 2 komandinės ketvirtame kėlinuke per 17 sekundžių. Abu vyriausiai treneriai turi po 2 vandens pertraukėles. Čia ir vėl galvoja Žalgiris žaisti Deividui Sirvydžiui. Taip ir yra. Sirvydžiui taip ir yra. Žingsnelis į dešinę, metimas iš toli. Dar vienas netaiklus tritaškis. Smailogičius iškrapšto kamuolį iš Tubelio rankų. Žalgiris jau beveik minutę rengia savo pirmą ataką ir atrodo, kad jie ją tęs tol, kol kamuolys atsidurs krepšyje, nes Birutis ima kamuolį puolime, perdavimas Smailogičiui ir čia Masiulio pražanga. 48 sekundės, 2 pilnos atakos. Kai Rytas, na negalim sakyti, net nepalėtė kamuolio. Tubelis buvo pasileidęs į priekį, bet Smailogičius, stojantis prie baudų metimo linijos, ten tą kamuolį iškrapštė. Ir vėl Žalgirio valia. Galim kalbėti apie Ryto tuos, na, tą universalesnį žaidimą, kurį akcentavo Giedrius Žibėnas. Bet Žalgiris šiame sezone pasižymi tuo charakteriu. Mes galim atsiminti kiek? -27 Milane. Taip. -20 prieš Paryžių. Ir čia, šioje serijoje 5 kartus turėtas, na tiksliau, visose 5 rungtynėse turėtas bent po kartą dviženklis deficitas. Bet Žalgiris atsilieka tik 3 taškais. Sužaidus minutę ketvirtajame ketvirtyje. Sargiūnas. Buvo užfiksuota pražanga dar prieš jo šuolį link krepšio. Deividas Sirvydis, Žalgirio komandai baudžiamas antrą. Puikiai čia Deivido Sirvydžio taktinė pražanga. Labai arti nutraukto Žalgirio spurto buvo Ignas Sargiūnas. Galima atsiminti, kaip sunkiai Ryto puolimas atrodė ketvirtajame kėlinuke užvakar. Masiulis ieško Normanto ir Margiris Normantas apibėga Silveną Francisko, įveikia jį greičiu kirsdamas į baudos aikštelę ir pelno taškus. Matome, kad Ardžiai Kaula jau net nestepautuoja Žalgiriečiai, o dvigubina tiesiog prie vidurio linijos, kol jis nenumeta kamulio
Tol prie jo būna Laurynas Birutis, o čia būtent prieš jį dabar pražanga Ąžuolui Tubeliui. Arbitrai sako, kad tai yra pražanga iki metimo, Andrėja Trinkėris sako, kad tai yra nesportinė. Ir Vilniaus Rytui tai yra 4. komandinė pražanga, sužaidus minutę 22 lemiamame 5 rungtynių ketvirtyje. Nervinė įtampa. Dabar jau jokių nemokamų pražangų Vilniečiams iki pat pagrindinio rungtynių laiko pabaigos. Beje, abi komandos, nors ir meta prastai, Žalgiris žaidimo 34, Rytas 40, dabar 2%, bet abi komandos yra suklydusios tik po 5 kartus. Čia labai agresyviai Gytis Masiulis gynėsi prieš Lauryną Birutį. Francisko dabar su kamuoliu, kai žmonės prie jo. Birutis suranda Smailagičių. Ir Smailagičius vėl mažina skirtumą iki 3 taškų. Na ir tai turės būti kiti žaidėjai, ne tik Artūras Kaunas ir Silvenas Francisko. Matome, kokios gynybos yra prieš šios 2 abiejų komandų lyderius. Tubelis turi erdvės, meta netaikliai. Francisko ima kamuolį. Vienas taiklus tritaškis Tubeliui iš 5. Brazdeikis nemeta greitoje atakoje iš toli. Aidi. Šis skanduotė. Aidi šis Žalgirio klubo pavadinimas. Atrodo, kad per visą Kauną. Masiulis keliauja ant suolo. Artūras Gudaitis aikštėje vietoje jo. Ir vėl Rytui velniškai sunkiai sekasi pulti ketvirtojo kėlinuko pradžioje. Tik 2 taškai per 2 minutės. Tiesa, ir Žalgiris taškų surinko tik 4. Ir tai yra 5. komandinė Vilniaus Ryto pražanga. Žalgiris dabar galės rinktis taškus baudų metimais. Na, čia tiesiog Francisko nežaidžia užtvaros, pamato tarpą, kurį jam suteikia PJC. Ir tas prancūzo greitis ir sprogstamoji jėga dabar įsiunčia prie baudų metimo linijos. Francisko dabar jau meta savo 10 ir 11 baudos metimus. Ir vėl atrodo scenarijus, kurį kažkur tai jau esame matę. 2 iš 3. 9 iš 11 šį vakarą. Rytui reikia surasti veikiančių ginklų puolime. Tubelis agresyviai ir tiksliai. Ąžuolas Tubelis įsirašo 16 tašką. Ką ir minėjau, turės būti tai kažkiek ir kitų žaidėjų nuopelnai, nes varžovų gynėjai yra tikrai labai agresyviai dengiami. Smailagičius laisvas, na gal dabar Žalgirio serbas smeigia labai svarbų tritaškį. 3 iš 17 Žalgirio tritaškių. Kaip reikėjo žalgiriečiams to aikštelės plėtimo iš serbo jau anksčiau šioje serijoje. Lygų. Vasaros lygiadienis. 2-2 serijoje. Lygus rezultatas. Gudaitis gauna bloką nuo Silveno Francisko. Rokai, primink man, kaip prancūziškai ne šiandien. Turiu pasižiūrėti į užrašus, aš nemeluosiu. Bet tai yra pas aujourd'hui, Artūrai. Tačiau mes neišgirdome per visą šį triukšmą švilpuko užfiksuotos pražangos, kuris siunčia Gudaitį prie baudų metimo linijos. Vilniuje Gudaitis renka po 12,5 taško ir 14 naudingumo balų šioje serijoje. Kaune po 5,5 taško. 6,5 naudingumo balo. Ką tik jis pelnė savo 1 tašką šį vakarą. Antrojo turės palaukti Giedraičio rankose kamuolys. Vos 3. kartą prameta baudos metimą Gudaitis šioje serijoje. 11 taiklių iš 14. Francisko Smailagičiui. Žalgirio puolimas 4 rungtynių kėlinuko pradžioje.
vedamas į priekį ir Ryto pražangų, ir vis augančio pasitikėjimo. Francisco šokdina Jacksoną Cartwrightą, laisvas iš toli, 0 iš 7. O čia Birutis išmuša kamuolį iš galinės linijos. Ir Žalgiris vis dar nepersveria rezultato savo naudai. Lyg uždirbtas, atrodo, krepšys ir Renai Francisco po to metimo Vilniuje. Išnaudojo karmos taškus. O gal tiesiog laukia ketvirtojo kėlinio sirenos. Tuomet jau išnaudojo juos 7 metimams į priekį. Bet mes žinom, kad Silvenas Francisco mes ir 8. Jeigu tik tai turės tam galimybę, klysta Vilniaus Rytas. Nesusikalba ten PJC su Gudaičiu prieš varžovų stepautą. Čia jau Brazdeikis su kamuoliu. Rytas keičiasi. Brazdeikis lieka su Artūru Gudaičiu. Nori žaisti 1-1. Žvilgteli į laikrodį. Laiko dar daugiau negu užtektinai. Brazdeikis po krepšiu. Dešinė ranka. 2 taškai. Kauno Žalgiris priekyje. Vilniaus Ryto vandens pertraukėlė. Ir čia Nemuno saloje. Žalgirio arenoje. Žalgirio sirgaliai kuria maksimalų įmanomą triukšmą. Žalgirio arena ką tik tai ovacijomis palydėjo Manto Stonkaus paminėto faktą, kad Kazys Maksvytis šį vakarą yra arenoje. Bet pertraukėlės metu ir toliau išlaiko tą energiją Žalgirio arena ir tai yra dar vienas dalykas, ko jiems trūko šiame sezone ir ko jiems trūko šioje serijoje. Ypač pirmosiose rungtynėse. Ir Rokai, nuo to Dovio Giedraičio tritaškio paskutinę sekundę trečiajame kėlinyje 14-5 Žalgirio atkarpa. Koks inercija keičiantis momentas šio vakaro mače. Kažkiek man primena Kendriko Nano tritaškį prie Žalgirio Eurolygoje. PJC atsako po minutės pertraukėlės. Dabar jau Ryto milžiniškos svarbos metimas. Vilniečiams tų taškų reikėjo kaip oro. Birutis atveria pakilimo ataką Silvenui Francisco, kuris stabteli nusimeta kamuolį ties tritaškių. Birutis prieš Masiulį, Masiulio pražanga, 2 baudų metimai. Bet Giedrius Žibėnas čia ploja savo auklėtiniui, galbūt žinodamas Laurino Biručio baudų pataikymo procentą šioje serijoje. 50, 8 taiklios iš 16. Čia vos ne kaip Šakilo Onilo. Masiulis stabdo Birutį, žinodamas, kad fiziškai jis beveik neturi jokių galimybių apsiginti. Prieš ilgą rankį Žalgirio aukštaūgį iš Šiaulių. Birutis mažina skirtumą per pusę. Ignas Brazdeikis buvo labai arti atkovoto kamuolio puolime po antros baudos. Bet čia ketvirtojo kėlinuko viduryje. Rytas priekyje 1 taško skirtumu. Jacksonas Cartwrightas Normantui. Žalgiris Normantas stabteli. Dar sykį PJC prieš Dovydą Giedraitį. Žingsnis į kairę. Labai aukštą trajektoriją. Netaiklus metimas Gytis Radzevičius ima kamuolį puolime. Normantas grąžina kamuolį Radzevičius. Šis iš toli dar vienas netaiklus Vilniaus Ryto tritaškis. Pirmas Radzevičiaus pramestas metimas ir tik 3 bandymas šiandien. Pataikė pirmus 2 metimus pradžioje, rungtynių pradžioje. 3 metimą išmetė tik dabar. Francisco. Brazdeikis labai norėjo kamuolio. Bet iš toli ir jis meta netaikliai. Radzevičius griūna ant parketo ginčas. Ir kamuolys pagal pirmumo teisę atitenka Vilniaus Rytui. Giedrius Žibėnas nustebęs. Paskutinį kartą šiame sezone pertraukėlės prašo reklama.
Kauno Žalgirio šokėjas. 4:20. Lieka ketvirtajame rungtynių kėlinuke. Čia ir įsimintiniausi kol kas šių žlugutinių finalo serijos rungtynių epizodai. Tiek Deividas Sirvydis, tiek Stevenas Įnogas su įsimintinais dėjimais Dovydo Giedraičio. Kokį pagreitį Kauno Žalgiriui ketvirtojo kėlinuko išvakarėse suteikęs neįtikėtinas metimas susirada. Rytui lieka viena pertraukėlė, tiksliau ši pertraukėlė buvo reklaminė, tad ir iki jos. Rytas turėjo vieną pertraukėlę, Žalgiris turi 2. Dabar ir PJC, ir Arčiai Kaulas, ir Margiris Normantas ryto 5. Rytui reikia pasirinkimų puolime. Jacksonas Cartwrightas iki galo ir jau 16 jo taškas. Ir kai Tubelis yra vidurio puolėjo pozicijoje, baudos aikštelėje nieko nėra, todėl PJC aplenkė Francisko, pelno Rytui 2 taškus. Dar viena Ryto pražanga. Jau nuoširdžiai pamečiau skaičių kelinta, tai pražanga ketvirtajame kėlinuke 7. Tai bus 7 ir 8 Kauno Žalgirio mesta bauda šiame ketvirtyje. Pirmieji baudos metimai Ignui Brazdeikiui šį vakarą. LKL ir Karaliaus Mindaugo taurės čempionas 2023. Graikijos super taurės laimėtojas 2023, Graikijos taurės laimėtojas 2024, Karaliaus Mindaugo taurės laimėtojas 2025. Ir trūksta dar vieno dėmens Brazdeikiui, kad jam šią seriją pavyktų tęsti ir toliau, bent 2 titulų per sezoną. Toliau stovi visa Žalgirio arena jau kurį laiką. Aš tikiu, kad yra ir stovinčių žiūrovų prie savo televizorių ekranų. Rizikingas perdavimas Tubeliui, bet Tubelis kamuolį pasiekė, bet koks kreivas. Jo perdavimas Gyčiui Masiuliui. Griebęs už galvos Tubelis. Masiulis bando raminti komandos draugą, bet ir pats akivaizdžiai skaudžiai pergyvena šį epizodą. 3,5 minutės. Čia Žalgirio ispaniškasis pick and rollas. Ulanovas kamuolio negauna, tik dabar jį priima labai aukštai prie tritaškio linijos. Teks atlikti nemažą darbą, nusistumiant Tubelį į krepšio. Bet tą atviras Ulanovas padaro puikiai. Norėtų ir pražangos Žalgirio kapitonas. Klausimai žvelgiantis į rungtynių arbitrą. 13 Ulanovo taškų šiandien per 25 rungtynių minutės. Penktadalis to, ką turi Žalgiris. Rezultatas lygus pražanga puolime. Ir kokia agresyvi Francisko gynyba. Abiejose aikštelės pusėse dirba prancūzas, prilipęs tiesiog prie savo tiesioginio oponento. Užtvarą bando statyti Masiulis. Ir po šio perdavimo iš rankų į rankas taip šiek tiek pajudėjo ten Gytis Masiulis. Matome, kad Francisko atrodo ir šlūkčioja po šitos visos serijos. Dabar Andrėja Trinkieri duoda jam kelias sekundės atsikvėpti, vietoje jo Deividas Sirvydis. Bet visų rungtynių metu atrodo, kad Francisko keičia Sirvydis. Nori turėti tą aikštės išplėtimą. Pavojų ties tritaškių keliantį krepšininką, bet kuriuo metu Andrėja Trinkieri šioje dvikovoje. Na ir Francisko jau sužaidė 33 minutės šiandien. Vėl Ulanovas nugarai krepšį. Verpstė. Žalgirio kapitonas provokuoja dar vieną pražangą. Žalgirio kapitonas daro tai, ką ir turi daryti Žalgirio kapitonas. Tokios svarbos rungtynėse 2 jo taškai, dabar šansas pridėti dar 2. Sėkmingai atakuoja tiek Tubelį, tiek Radzevičių arčiau krepšio. Palaikom kapitoną. 2023 Ulanovas laimėjo lemiamas rungtynes čia Žalgirio arenoje su Kauno Žalgiriu kartu su dabartiniais serijos veikėjais Dovydu Giedraičiu, Ignu Brazdeikiu, Laurynu Biručiu ir Nuku Lekavičiu. Prameta abi baudas Žalgirio kapitonas ir tas emocinis pagreitis Žalgirio arenoje kiek apstoja.
13 taškų Vilniaus Rytui. Žalgiris turi tik 2 komandinės pražangas. Kaunas meta netaikliai. Žalgiris apsigina dar kartą. Na ir ką dabar darys be Silveno Francisko aikštelėje Žalgiris. Vėl tas pats ispaniškasis pick and rollas ir vėl turbūt bus kamuolys Ulanovui. Prie jo du žmonės. Laisvas Brazdeikis. Ignas Brazdeikis pataiko kol kas svarbiausia šio sezono metimą. Brazdeikis baudžia Vilniaus Rytą. 3 taškų Žalgirio persvara ir čia tas pats Ignas pasiėma taktinę pražangą. Ignas Brazdeikis 23-ais ketvirtajame rungtynių kėlinuke lemiamose rungtynėse pelnė 7 iš 10 pirmųjų Žalgirio taškų, bet iš toli prametė visus 3 savo metimus. Dabar jo šūvis. Taip pat pirmasis taiklus rungtynėse. Sutikė Žalgiriui 3 taškų persvarą, Rytas išlieka su kamuoliu, 9 sekundės lieka atakai. Visi kartu. Čia ir vėl Dovio Giedraičio gynybinis geras epizodas. Arčiai Kaulo iš karto ir Alinas Smailagičius. Normantas atakuoja Sirvydį, 4 Žalgirio komandinė pražanga. Ne pirmą kartą šiandien jis gerai naudoja tas taktinės pražangas. Jis žino, kad jis bus atakuojamas ir jisai tikrai labai gerai atkreipė dėmesį, kad ne pirmą kartą jis žino, kas bus ir su tuo susitvarko profesionaliai. Kaulas įgama Jacksonui Kartratui, šis 1 lietimu Gyčiui Radzevičiui, Radzevičius iš po krepšio, 68-67. Sunkus metimas apšokus nuo dešinės kojos, veržiantis į kairę pusę. Minutė 30 Lietuvos krepšinio lygos sezone. Smailagičius. 3 taškai Alenas Smailagičius atitolina Žalgirį 2 atakų atstumu. Minutė 20. 3 iš 17 ir dabar 2 svarbus Smailagičiaus tritaškiai antroje mačo pusėje. Normantas nepataiko pirmų, nepataiko antrų bandymų, Masiulis nepataiko trečių. Smailagičiaus atkovotas kamuolys. Perdavimas Ignui Brazdeikiui ir ten švilpukas stabdo žaidimą. Kokia nereikalinga Parkerio Jacksono Cartwrighto pražanga ir tos greitos komandinės pražangos labai negatyviai atsiliepia Vilniaus Rytui 4 kėlinio pabaigoje. O čia tai, ko laukia kauniečiai visą seriją. Smailagičiaus atšokimai, Smailagičiaus pick and popai. Pagaliau jie suveikia, kai to labiausiai reikia. Ir vėl, ar tu esi didesnis psichologiškai už šį momentą? Kai tu savo galvoje matuoji per visą savo gyvenimą įdėtą darbą. Į šį atrodytų tiesiog kamuolio bumbsėjimų paremtą žaidimą, bet tuo pačiu tai yra kova su pačiu savimi. Ir Vilniaus Rytas prameta 2 metimus iš po krepšio, realiai 3 metimus iš po krepšio. Brazdeikis pataiko 1 baudą. Sargiūnas. Prieš Edgarą Ulanovą žingsnelis, atgal Ignas Sargiūnas, per trumpas jo metimas. Gytis Radzevičius guli ant parketo. Žalgiris atkovoja kamuolį iš Sirvydžio, koks rizikingas, bet tikslus perdavimas. Ignas Dūsta visa Žalgirio arena. Kamuolys atrodo skrido amžinybę į kitą aikštelės pusę. Brazdeikius iki galo +7. Turi Kauno Žalgiris likus 34 sekundėm. Ir atrodo, kad tai yra labanakt Vilniau. +7 Ignas Brazdeikis, 1 prieš 1. Tiesiog įveikia Arčiai Kaulą, prilipusi prie savęs. Graži jo verpstė, nieko nėra baudos aikštelėje. Ir Žalgiris be Silveno Francisko keliauja link čempionų titulo. Sekundės lieka iki lemiamų 5 finalo serijos rungtynių pabaigos. Ir Kauno Žalgiris pirmą kartą šioje serijoje yra priekyje didesnių negu 5 taškų skirtumų. 74-67 tai yra didžiausia Žalgirio persvara per 210 žaistų šios serijos minučių. Pagrindinė, ką
kamerą. Iš galinės kameros. Atgal galima. Jis nematė to žaidėjo, čia nėra smurtinis veiksmas. Gerai, įsimetam kamuolį tada, čia nėra smurtinis veiksmas. Ir paprastai įsimetam. Vilniaus Ryto trenerių štabas pareikalavo peržiūros dėl matyto epizodo, dėl galimo smurtinio veiksmo. Arbitrai nusprendžia, kad smurtinio veiksmo ten nebuvo. Ir Kauno Žalgiris rikiuojasi gynyboje. Kai to labiausiai reikėjo, Žalgirio arena ir Žalgirio sirgalių bazė mobilizavosi lemiamą mūšį. Sargiūnas stabteli ir provokuoja pražangą, jos nėra. Radzevičius ima kamuolį puolime, netaiklus metimas. Sargiūnas ima dar vieną kamuolį puolime. Perdavimas Radzevičiui, Radzevičius pro šalį Masiulis galiausiai sugrūda kamuolį iš viršaus, 5 taškai skiria komandas. 23 sekundės lieka Žalgirio arenoje. Giedraičio perdavimas Prasteikiui, Sargiūnas atrodė, kad bando prasižengti, rizikingas perdavimas. Sirvydis stos prie baudų metimo linijos. Čia gerokai per daug laiko išnaudoja Vilniaus Rytas, kad prasižengtų. Blogiausia šio sezono Kauno Žalgirio baudų metikė. Ir trečia blogiausia šioje serijoje. Dvi atakos maksimaliai skirs komandas, jeigu Sirvydis ir pataikys antrą baudos metimą, bet Rytas nebeturi pertraukėlių. Kaip gražiai sukalbėjo Maldelė. Deivido Sirvydžio tėtis Virgilijus ir krepšinio dievai padėjo jo sūnui pataikyti baudą. Masiulis iš toli. Metimas pro šalį. Kamuolys Žalgirio rankose. Ir čia buvo užfiksuota pražanga, nors laikas tiksi toliau ir šinuojanti sirena neskelbia Žalgirio pergalės. Jau gerokai prieš tai buvo užfiksuota pražanga, nors čia žmonių būrys žengia į aikštę. Ne, serija dar nesibaigė. Jos baigtis turbūt jau aiški. Žalgiris šaudo fejerverkus, nors rungtynės dar nėra baigtos. Ir dabar komandos turės užbaigti šias kelias sekundės arenai skęstant dūmuose. Dėl atakos laiko, pagrindinio laiko, čia šibi. 6,5. 6,5 sekundės. Green White Boys jau išsitraukė pergalės pakelus. Daugiau negu tikėtina, kad Žalgiris tą pergalę jau iškovojo, bet mums reikia užbaigti šias rungtynes. Tie pakelai nėra tie, kuriuos būtų galima lengvai užgesinti, tad dūmų kiekis čia arenoje tik tai augs. Taiko pirmąją baudą Ignas Brazdeikis. Silvenas Francisko ir R.J. Kaulas susipažinę dar pirmais Kaulo profesionalo karjeros metais. Jų draugiškas pašnekesys. Ąžuolas Tubelis atkovoja kamuolį, bet tai, ponios ir ponai, yra viskas. (76-69) penktose lemiamose finalo serijos rungtynėse. Ir nuo Šilainių iki Panemunės, nuo Vilijampolės iki Petrašiūnų šiandien švenčia Šančiai ir dainuoja Dainava. Nuo
užfiksuoto ir Žaliakalnio per visą Lietuvą ir visų po pasaulį išsibaršiusių Kauno krepšinio klubo sirgalių širdis. Šį vakar žalia per visą dangų. 25 kartą Lietuvos čempionai Kauno Žalgiris. Pirmas sykį šioje serijoje kažkuri komanda sugeba apginti namų aikštelę. Neįtikėtinas trileris. Tai yra, nežinau, greiti ir įsiutę, ar pjūklas, ar kitos sakos, kurios turi po keletą dalių, keletą tęsinių. Man asmeniškai nė viena iš jų, nė iš tolo neprilygsta šiam 5 veiksmų epiniam mūšiui, kurį mums padovanojo Kauno Žalgiris ir Vilniaus Rytas. Nuostabi serija, Augustai. Na, tiesiog trūksta žodžio apibūdinti tai, ką pamatėme per paskutinės kelias savaitės. Ši taurė keliauja į Kauną, grįžta į Kauną. Bet komplimentų, didžiausių komplimentų nusipelno abi komandos. Vilniaus Rytas buvo taip arti, kaip turbūt niekada nebuvo per istoriją, kuomet nelaimėdavo to titulo. 4 sekundės ir 1 Francisko metimas juos skyrė nuo šios taurės. Bet Kauno Žalgiris grįžta ne vieną kartą šioje serijoje. Ir grįžta į 5-asias rungtynes Kaune ir laimi jas atsilikinėdami net ir čia. Dovio Giedraičio metimas 3-ojo kėlinio pabaigoje buvo neįtikėtinos svarbos. Brazdeikio metimas 4-ojo kėlinio gale. Čia ir Margirio Normanto ašaros. Paklausykime, ką apie tai galvoja Andrėja Trinkieri. Congratulations, coach. Tampa tik 7 vyriausiųjų trenerių užsieniečių laimėjusių Lietuvos krepšinio lygą. 94-ais pačiame pirmajame Lietuvos krepšinio lygos sezone tą padarė Estas Jakas Salumecas, treniravęs Kauno Žalgirį 2006-ais. Tą padarė Nevenas Pagija. Šį sąrašą pratęsim po Žalgirio kapitono Edgaro Ulanovo čempioniško komentaro. Sveikinimai Edgarai tapus čempionu. Kaip apibūdinti Ulanovas ir jo nuoširdūs žodžiai laimėjus 5-asias serijos rungtynes. Užbaigsiu, Augustai, tą užsieniečių sąrašą. Gerai, Jakas Salumecas 94, Nevenas Pagija 2006, Ilijas Zurosas 2011, Aleksandras Trifunovičius 2012, Joanas Plaza 2013 ir Martinas Šileris 2021. Įdomu, kad LKL čempionais, kaip vyriausiai treneriai, žinoma, yra tapę lietuviai ir Estas, Kroatas, Graikas, Serbas, Ispanas, Austras ir Italas. Ir Kauno Žalgiris laimi 42 kartą šiame sezone, patiria 4 pralaimėjimus ir yra karūnuojami čempionais. Pagal šios skaičius viskas atrodo kaip ir logiška ir natūralu, bet ta kova, kurią parodė Vilniaus Rytas, yra verta tikrai didžiausių komplimentų. Pasikartosiu dar kartą. Na, o klausimų dėl serijos MVP, manau, kad labai daug turbūt ir nekyla. Šiandien Silvenas Francisko, taip, pataikė vos 3 metimus iš 14, bet atliko 7 rezultatyvius perdavimus, nesuklydo nė vieno karto ir išprovokavo 11 varžovų pražangų. Vilniaus Rytui teikiami lygos vicečempionų apdovanojimai. Artūras Gudaitis. Vienas po kito vilniečiai atsiims sidabro medalius. Žinoma, dabar tas sidabras yra kartesnis už pipirą, bet laikui prabėgus, emocijom nuslūgus, tai vis tiek yra didelis pasiekimas. Nepaisant to, kad buvus taip arti, buvus be 3 sekundžių čempionais, žinoma, vilniečiams šis pralaimėjimas įsimins labai ilgam. Komandos vyriausias treneris Giedrius Žibėnas ir trenerių komanda Georgijos Zedas, Gustas Maskoliūnas, Aistis Filauskas. Fizinio rengimo treneris Tadas Jackūnas, kineziterapeutas Laurynas Zurza, Andrius Misiūra.
sporto direktorius Artūras Jomantas, komandos vadovas Mantvydas Dabušinskas, valdybos pirmininkas Darius Gudelis, Jaroslavas Latušinskiai, komandos direktorius. Na, o dabar kviečiu Lietuvos krepšinio lygos prezidentą Remigijų Milašių įteikti antrosios vietos taurę Ryto komandos kapitonui Margiriui Normantui. Vilniaus Rytas. Dėkoja savo sirgaliams Vilniaus Ryto trenerių štabas. Žinoma, tokį pralaimėjimą pamiršti bus sunku. Ir daug klausimų Vilniaus Rytui šiame tarpsezonyje. Pradedant nuo trenerio, pradedant nuo kertinių žaidėjų. Taip kad bus labai įdomu stebėti, kaip po tokios serijos, kaip po tokio finalo keisis Vilniaus Ryto veidas ir kokį Vilniečių komandos paveikslą matysime kitame sezone. Kauno Žalgirio reakcijos, jie visai netrukus žengs ant čempionų pakylos. Tiek čia arenoje, tiek tiesioginėje transliacijoje. Su jumis Vaidas Leliuga. Kauno komanda, kviečiu jūs prieš tai šio krepšio. Please come here to be ready to take and collect your championship rings. Žalgirio arena, žinau, kad jūs mokat ir esat įpratę, tai aš sakau vardą, jūs sakot pavardę. Pradėsim štai taip. 2024-2025 metų BCF LKL čempionai yra Kauno! Numeris 2, Isaiah! Please, Isaiah, come here. Numeris 3, Sylvain! Sylvain, come here. Numeris 4, Lukas! Jūsų plojimai Lukui. Numeris 8, Ignas! Numeris 9, Dovydas. Numeris 15, Laurynas. Numeris 18, Alan. Numeris 21, number 21, Matt. Čempionų žiedas keliauja ir 24 numeriui, Dovydui. Numeris 42, number 42, Dėdė Bryant. Jūsų plojimai, 51 numeris, Arnas. 91 numeris, Davidas. Ir komandos kapitonas Ule Edgaras. Komandos vyriausias treneris Andrėja. Treneriai Tautvydas Sabonis. Jūsų plojimai Massimiliano Meneti, Gintaras Krapikas, Vytautas Pliauga, treneriai Andrių Antelidze,
Renaldas Seibutis, Justinas Grainys, Nerijus Navickas, Arnas Ikamas, Vytautas Kailius. Kineziterapeutas Romas Petraitis, gydytojas Andrius Aukštikalnis, komandos vadovas Mindaugas Kvedaras, tarptautinis skautas Erikas Kirvelaitis, lyderystės vystymo vadovas Gintautas Cibulskas, sporto direktorius Gediminas Navickas ir komandos direktorius Paulius Jankūnas. Klubo dalininkas Tomas Okmanas, sakiau, prašau. Du 2024-2025 metų BCF LKL pirmenybių sezono čempionai Kauno Žalgiris. Jūsų visų ekranuose ir mums belieka vienas klausimas. Kas bus pripažintas naudingiausių finalo serijos krepšininkų? Pauliui Jankūnui techniškai tai yra jau 15 Lietuvos krepšinio lygos čempiono žiedas. Sakei, kad ant dviejų rankų gali neužtekti pirštų Edgarui Ulanovai netrukus. Pauliui Jankūnui jau reikia vaizduotės ir kūrybos, norint pademonstruoti savo žiedų kolekciją. Nieko netikėto. Retai Žalgirio sirgaliai skanduoja kieno nors pavardę taip dažnai, taip garsiai ir taip energingai. Ir tai yra pirmasis kartas Lietuvos krepšinio lygos istorijoje, kai naudingiausio finalų serijos MVP žaidėjo apdovanojimas atitenka ne lietuviui ir ne amerikiečiui. Pirmas europietis nelietuvis Silvenas Francisko. Jo parašas jums visiems, parašas gyvai elektroniniams parašams. Naudokite Topopits. Na, o vieninteliai užsieniečiai finalų serijos MVP yra Tanoka Berdas 2004 ir 2007, Markusas Braunas 2008, Čekas Eiconas 2009, Džeromas Randlas 2016, Brandonas Deivisas 2018, Tomas Vokupas 2021, Isaiah Tayloras 2023, Markusas Fosteris 2024 ir savaime aišku Silvenas Francisko 2025 metais. Į tavo rankas. Ir kartu taurė, kuri jau nebus pereinama, o liks Žalgirio rankose, Justinas Liaudinskas. Ta taurė irgi gali įteikti Edgarui arba kapitono padėjėjui, kuris tampa Brian Dunston. Paplokim jam. Jis padės Edgarui iškelti taurę, kuri jau niekad nepaliks Žalgirio klubui ir liks su visam. Ponios ir ponai, 2024-2025 metų čempionai. Padarom garso. Ir tai yra Kauno Žalgiris. Ačiū visiems ir palaikų. Iki pasimatymo ir susitikimo kitame sezone. Bet 2025 metais 25 kartą lygos čempionu tampa Kauno Žalgiris.
Ir turbūt negalėjo būti įspūdingesnės serijos ir įspūdingesnio būdo tą padaryti. Na, apskritai, sezonas Ilgas, ir sezonas, dramatiškas, ir finalo serija. įspūdinga. Ir visiems jums, kurie buvo su mumis viso sezono metu. Tarėme ačiū. Ir taip pat tikimės, kad visi galėsime susitikti ir pasimatyti ir 2025-2026 metų LKL sezone. Visiems kuo geriausios kloties, didžiausi sveikinimai, didžiausios padėkos ir didžiausia pagarba. Visos lygos, visos transliacijos komandos, komentatorių, žaidėjų, teisėjų, trenerių, arenų darbuotojų ir visų vardu. Ačiū, kad esate su Lietuvos krepšinio lyga. Jeigu ne jūs,